Sveiki, labą dieną. Po nuostabaus savaitgalio susirinkom pakalbėti apie aktualijas greitai ir įtemptai. Šiandien svečiuose turime vieną iš Eurovizijos dalyvių, kuri buvo ir išgriuvusi, ir įgriuvusi. Visai kaip. Turim Liepą ir neslėpsiu, specialiai pasikvietėme būtent tuos finalistus, kurie šį kartą nelaimėjo, bet pasirodė labai gerai ir tikrai visi kūriniai buvo nuostabus. Šiandien turėsim ir Liepą ir turėsime dar kitą pilietį, kurį jau pristatysiu tada, kada jisai bus. Gerai. O kas šitoks bus? Nu tai o kas buvo dar su tavim finale? Kaip... Liepas. Alenčiko. Čia jis taip vadinosi anksčiau. Anksčiau jo, dabar jis yra Lion... Ten, matot, visi sunkiai ištarė. Lionsika, va, taip, sudėtinga. Tai va, tai kaip tavo nuotaikos, nes dar vis tiek esi karšta, dar karšta. Šiaip nuotaikos yra labai geros, turbūt viskas kaip gavosi ir kaip išėjo, tai man turbūt gavosi labai į naudą viskas ir aš turbūt šito variantų, ir šitą visų šitų dalykų aš labai džiaugiuosi, nes nežinau, ar man tos pergalės labai tenai turbūt gal ir... Ar reikėjo? Jo, nes suprantu, kad dabar matau, kaip katarsis užpultas ir kaip viskas eina. Šiandien neturi nuostabią dieną. Šiandien neturi nuostabią dieną ir vėlgi, jie turi labai daug atlaikyti komentarų, daug žmonių nuomonių, tai čia yra, aš manau, labai didelis išbandymas kiekvienam atlikėjui. Tai, o jie yra jauni, dar, tokie, gal nebuvo susidūrę su šitą populiarumo šito visų dalykų. Ir kiek tikrai jam reikės visko ištverti. Tai, bet fainai, sveikinu šios, tikrai fainas. Tai mes visi jos sveikiname, iš tikrųjų, viskas gerai. Jaunimas gerai, alternatyva, smagu. O pačiai tau asmeniškai visą tą rutiną Eurovizijos daug jėgų atėmė? Labai. Šiaip tikrai aš kažkaip vis ir jėgų, ir finansų. Tai šitą, žinok, nežinome, kad kainuoja. Kiek išleidai pinigų? Dar kol kas nesiskaičiavau. 10 000 išleidai? Manau, kad taip. Nu, tai čia dar nedaug tada. Kiek laidų buvo? Nedaug, kelios laidos. 4 atrankai. Dvi laidos pačiai buvo, ne. Man tai man buvo pusfinalis, ir dabar finalas. Tai viena laida brangiai gavosi. Brangiai ir iš tikrųjų kažkaip, aš netikėjau, kad tiek brangiai gali kainuoti visą tai, bet vėlgi, jeigu tu nori kažkaip daryti tai kokybiškai, kaip aš įsivaizdavau, tai ir ledai, ir šviesos, ir rūbai, žodžiu, ir kiekvienas žmogus, kuris už kažką atsakingas, tu jam turi mokėti ir tikrai ta suma yra didelė ir kai jau buvo, gavau tą skambutį, kad ar nori grįžti ir... Palauk. Tai labai geras šitas. Ar nori grįžti? Ne, klausia, jeigu būtų tokia galimybė, žodžiu, ar tu norėtum ir koks tavo sprendimas būtų. Tai buvo minčių, ar eit toliau, nes tai yra finansinis labai, tikrai nesitikėjau tiek, kad tai kainuoja. Žinoma, aš manau, kad ne visi buvę finale tikrai investavo tiek daug ir vis tiek jie turėjo buvo nuostabus rezultatai. Tai gal tiesiog čia mano buvo problema, kad aš nesugebėjau pigiau kažkaip tai prasisukti, bet jo, tai yra labai brangu ir plus labai daug laiko ir streso, nes man ypatingai to streso buvo daug, nes aš labai kažkaip savo, kai įrašėme dainą ir iš aplinkinių visų gavau tokių, kaip čia pasakyti, labai gera daina, tikrai išeisi, žodžiu, ir aš tau taip užhypinau kažkokius tokius didelius expectationus ir kai realiai gavau per galvą labai smarkiai. Tipo, kai iškritai. Jo, su škurliu atvanojo. Tai tada buvo labai toks ir emocinis kalnelis ir toks nuosmukis, nes labai reikėjo susirinkti save smarkiai, nes visgi kažkaip sakau, ir daug tokių išgyvenimų visako, bet galiausiai turbūt tai yra fainai, reikia džiaugtis ir šitą patirtis gera. Aš pilnai tave suprantu, tikrai atrodo pikta, nes visiems, kurie turbūt ten dalyvauja ir kurie daro, jie visi tikisi išeiti ir padaryti, ir kad jis yra geriausias. Ir žinai, ir aš manau, tu nebuvai iš tų atlikėjų, kurie Euroviziją tik tam, kad pasirodyti, nes, neslėpsime, tikrai daug ateina, kurie nori save parodyti, kad juos pamatytų, kad taptų jie matomi, sakytų, aš dalyvavau Eurovizijai, aš buvau finalistas, ne? Tokių būna kiekvienais metais ir tai kaip ir natūralu, nes čia nedarysim dabar atrankos geras, blogas, dar kažkoks, turim tai, ką turim. Tai tau kaip atlikėjai, tai mes diskutavom, tai sakom, pagaliau atlikėja Liepa turi dainą, su kuria mes ją galėsim identifikuoti. Atleisk, gal aš ir taip žiauriai? Čia nežiauriai, aš pati tą puikiausiai suprantu, kad mano ta kūryba ir mano ta muzika iki šito, tai jinai buvo kažkur kažkokia ir ypatingai su šitą dainą aš turbūt labai apsibrėžiu savo, kaip aš noriu toliau daryti ir manau, kad tai yra visai gera niša man, nes tokios elektroninės
pop šokių muzikos, aš nežinau, ar Lietuvoje moteris kažkaip atlieka yra ir kokie dar nuo... Kas dar galėtų su tavim konkuruoti? Taip, tai kažkaip pagalvojau, kad čia yra... Aš žinau, kas galėtų konkuruoti. Tai aišku, kad Natalija Bunkė. Bet jinai tokia ne tipažo panašaus, aš matau Nataliją, žinok, jinai jos verslumą, jinai jau apgalvojo. Kitas jos gabalas bus panašus. Jo, kad Liepa bus pirma, tada man bus biški blogiau, nes jinai gali atimti iš manęs auditoriją. Žiūrėk, draugystė, pinigas yra pinigų. Kad mes, manau, mes ir skirtingą gal auditoriją taikom ir vis tiek ta muzika tokia šokinė, ne tokia, kokią Natalija atlieka. Tai sakau, kad visai gera niša ir visai geras dabar man toks yra, reikia tik pasimti ir išnaudoti labai šitą dalyką. Labai geras tavo pastebėjimas, tai aš tikiuosi, kad tau tai pavyks padaryti, nes iš tikrųjų džiaugiamės, nes dar, žinai, kaip žinodavo apie tave, kai man, sakydavo, Liepa, kokia Liepa? Ai, čia ta, trečia Zvonka žmona. Ai, šitaip, ne? O, velnis. Nežinojau, kad esu trečioji, bet... Jo, tai va, sakau, faina labai, kad Jonas su manim šitam buvo, kad Karolis apsiėmė šitą dainą daryti, tai tokia faina komanda ir aš kažkaip bandysiu prie jų prisišlėti, nes... Vienu žodžiu, duosi jiems uždirbti pinigų irgi. O ką tu manai apie Žvagulį? Ko tai siejas su Eurovizija? Net paminėjai Joną, jie dabar santykiauja. Daugiau gal reklaminiai dalykai. Visiškai nesvarbu, man. Jo, ne, ką manau, kad... Kiekvienas turi savo nuomonę, tiesiog pagarbos vieni kitiem. Reikėtų gal šiek tiek daugiau visame kame, čia visur kur. Aš pažinsiu, Žilvinas man skambino, sakė, Martynai, ar nepyksti, sakau, suprantu Žilvinai ir... Atsiklausė. Jisai jau... Po to. Ai, po to, ne? Bet mes ir iki to kalbėjom, aš kitą dieną po mamos kalbėjau, tą patį klausimą buvau iš jos laukęs, aš jam paaiškinau, Žilvinai, tu pats esi senas didžėjus. Tu esi senas didžėjus, kad tu baigiai muzikalkę, tai dar nereiškia, kad yra viskas labai gerai. Aukšto lygio muzikantas. Jo, aš suprantu tą nostalgiją vyresnių žmonių, bet reikia suprasti, kad laikai pasikeitė gamyba muzikos, daug kas pasikeitė. Produsavimas. Aš net nežinau, ar pavyzdžiui, daug turime tikrai atlikėjų muzikantų, kurie yra, nebaigę tų muzikinių. Kurie kažką daro. Ir pasaulyje daug tokių yra. Na, vis tiek to muzikinio kažkokio išsilavinimo nenori, turbūt reikia sapročio, tiesiog, bet ar jisai... Pliusas, bet tai yra neprivaloma. Aš pati esu nebaigusi, aš esu baigusi muzikos, kaip čia pasakyti, sustiprintą muzikos klasę. Aš jokio muzikavimo, nežinau, muzikos mokyklos irgi nesu baigusi. Bet man tas netrukdo dainuoti, muzikuoti ir kažką tai daryti. Bet tu kažką turėjai bendrą su medicina, ar aš klystu? Neklysti, turėjau. Aš 4 metus prasimokė mediciną. Ir nusprendžiau būti dainininkė visgi. Ir džiaugiuosi, nes visiškai ne tas rytis turbūt mano. Tai dainininkės karjerai praverčia šitie mokslai medicinos? Neduoda nieko, ne? Tiesiog, proto gal šiek tiek daugiau. Nepasakytum. Kaip čia taip? O kaip pati tau visa Eurovizijos, sakysim, šita tvarka, kuri vyko, iš tikrųjų, ilgas toksai etapas, ypač finalinė diena, ne, ten iki nakties viskas tęsiasi. Vargina? Vargina. Pati ta tvarka ir čia turbūt daug diskusijų apie komisijos ir žiūrovų, kas lemia ir kuris tas svertas yra svaresnis. Tai šita tvarka, aš manau, kad jau jai reikėtų gal laiko keistis, nes vėlgi atrodo patys konkurso organizatoriai pasidaro tokią tvarką, kad, žodžiu, kad jeigu surenka vienodai balų, tai sprendžia komisija ir paskui, kai įvykdo tą tvarką ir kažkaip ne taip, kaip ten viskas, tai reikia kažkaip kitaip reikia padaryti. Tai gal reikia kažkaip apsisaugant iš karto pasidaryti, taip, kad visi būtų patenkinti. Gal, tarkim, vieną komisiją žmogų deleguoja, kitą deleguoja žiūrovai ir visi yra patenkinti, visi laimingi. Komisijos tikrai reikia, nes komisija turi tą patariamąjį ir reikalingą balsą, bet... Ne 7 žmonės ir 2000 žmonių, nežinau, kiek tenai tada balsavo, tai turbūt svertas žmonių gal yra, bet komisija yra reikalinga, aš nesakau, kad jos nereikia, kaip yra, taip... Užduodinis klausimas. Kas gali geriau nuspręsti, kas gros mamos scenai, Marta ar 2000 žmonių? Marta. Va, štai ir atsakymai. Ar 20 000 žmonių? Ne, tai aš manau, kad, žinai, čia du skirtingi dalykai. Matai, kad reikia mamos scenai pastatyti, jo, yra populiarumas, nuveikti darbai, taip toliau, o čia vis dėlto yra konkursas, kur gali ateiti dalyvauti žmogus bet kuris iš Lietuvos pilietis, turintis pilietybę ir teisę ten gyventi taip toliau, sugebantis dainuoti gerai būtų ir sugebantis dainą kažkokią tai turėti.
Arba pasirašyti dar geriau. Tai sakau, kažkaip įdomi ta sistema, bet jinai tokia yra. Aš manau, kad po šios Eurovizijos jinai tikrai pasikeis, kažkodėl man taip atrodo. Kažkas pasidarys, nežinau, man taip atrodo, bet, kad kažkoks turėtų būti, nesakau, kažkaip labai daug sukelia nereikalingų diskusijų ir visuomenė, ir visur kur, ir visi pikti, ir visi nepatenkinti, bet, realiai, tai kažkaip... Antradieninis mėnulis. Kažkoks. Jo, dar yra toks momentas, kad šitos Eurovizijos finalai vyko pilnančiai be nueinant. Taip. Ir tas irgi jautėsi. Jo, kažkokie visi įtempti buvo toks ir tikrai ir aplinka jautėsi. Bet, žiūrėk, tu gerai palėtė į komisijos klausimą, bet... Beje, pernai. Atranka buvo identiška, viskas vyko pagal tas pačias taisyklės ir visi buvo patenkinti. Taip. Bet tiesiog nekilo kažkokių tai tokių didesnių diskusijų, kas atsitiko su manim ir su Black Biceps. Nes... Vėlgi, kaip čia dabar išsireiškus. Bet žiūrėk, man pačiam labai paprastai aiškiai. Žiūrėk, išmeta tave iš traukinio dėl kažkokių tai ten, kaip sakau, traukinio netokio užvažiavimo ant bėgių, taip jau yra, tokios taisyklės. Jo, bet galima sugrąžinti visą. Bet galima sugrąžinti. Bet kam tada darytis tokius, kad išmeti ir paskui tada grąžinti? Pasidarykime. Įdomiau. Liepa, televizija, mesgi suprasime. Man tai, pažiūrėjau, įdomiau. Buvo, kad kažkas... Jums gal įdomu, bet, pažiūrėjau, mum... Tai man buvo labai nežinau. Matai, iki Eurovizijos reikia traumuoti anksčiau. Nes ten paskui jisai jau... Kad būtų užgrūdintas, nes ten nuvažiuoja paskui ir traumuojasi nuo nepatogaus klausimo, kokio nors tada balsas dingsta. Ne dėl to, kad jis dingsta, bet dėl to, kad... Jaučiuos patraumuota šiaip. Bet tave noriu pasveikinti su vienu dalyku. Tu išlašiai pusės metų normalaus gyvenimo, nes tie pusmetis būtų labai nenormalus. Bet, vėlgi, kaip pasakyti... Tu žinai žaidimo taisyklės ir tu žinai, kur tu eini ir kam tu eini ir dėl ko tu eini. Ir jeigu to sėkmės atveju, būčiau aš laimėjus, aš būčiau labai apsidžiaugusi, nes vėlgi aš ėjau to tenai. Aš neėjau, kaip tu sakai, pasirodyti ir tiesiog parodyti save. Aš jau, nes aš labai norėjau laimėti. Tai labai gerai. Ir gavosi taip, kaip gavosi. Dabar aš kaip pagalvoju, nelaimėjau, man vis tiek daug laimėjimų yra. Žiūrėk. Labai. O tu galvoji, kad tai gerai, tu laimi. Nes jau aš, pavyzdžiui, dabar jau... Tada galvoju, parduosiu namą savo, kurį... Nereik, palauk. Nes galvoju, ką reikės daryti. Tenai ką reikės daryti, pinigųgi reikės. Jo, bet tai... Bazilis nėra pigiausia vieta planetoje. Ir kas įdomiausia, tikrai nebūtų pati pigiausia ir nebus pats pigiausias iš viso Eurovizijų. Ne. O žiūrėk, bet kitas dalykas labai irgi toksai įdomus, kaip tau atrodo, komisijos, mes šnekėjom, kad apie visus tokius užsisukimus, bet komisijos reikalai. Ir aš ką pastebėjau vieną dalyką, kas mane iš tikrųjų, žiūrint ir televizijoje, labai iš tikrųjų truputį tampydavo, kaip sakau, už vadelių. Klausau ir pastoviai išgirstu tokį dalyką. Finale, pavyzdžiui, vedantieji sako, ir pagaliau sulaukime lietuviškos dainos, ar ten pirmą kartą nuskambės lietuviškos. Ir tai palaukit, konkurso taisyklėse parašyta. Dainos gali skambėti ten, nežinau, anglų. Kokią nori kalbą. Kokią nori kalbą, taip. Tai kodėl mes tada dabar taip akcentuojam ir automatiškai uždedam tam tikrą klišę, kad jeigu jau lietuviška, tai čia jau yra geriau, o jeigu angliška, tai yra blogiau. Tai mano supratimu, gal tada mes parašykim taisyklėse, kad tik lietuviškai dainas rašyti. Nu, aš čia žinai, kur laužiu, Laurai. Laužiu link tos pusės, kad kodėl tada yra tampama. Tai palikim šitą temą ir kaip... Kad lietuviškai yra geriau ir kad tai yra didesnis pliusas. Komisijos, aš tą girdėjau ne vieną kartą pasakymą ir tai automatiškai tuos atlikėjus, kurie dainuoja angliškai, pastumė į antrą planą. Tai vienas dalykas. Tada niekaip nesuprantu gerbiamų kolegų iš komisijos ir komentarų lyginimo su užsienio žvaigždėm. Prie ko čia dabar, Lori, gal ten, tai daug kas man primena. Prie ko ten kažkokia Rodrygos, ar kas ten su kuo ten lygino, ką tenai, nežinau, dar jo. Dar labai man patiko labai eurovizinė daina. Jo. Tai aš ateinu į Euroviziją. Aš tą komisijos narys, nežinau, kuris tai pasakė. Noriu pasakyti, žiūrėk, iškart kitą kartą nedalyvau, nes nėra eurovizinių dainų, jau senai nebėra. Taip. Tai yra kažkokia atgyvena. Taip. Tu visą pagarbą kolegom, bet kaip galėtų lyginti tokius dalykus? Ir jeigu dar esi pats tame versle, eurovizinė, ne eurovizinė, aš galiu palyginti, rusišką arba lietuvišką dainą. Va šitą galiu palyginti. Du palyginimai. Šį kartą rusiškų nebuvo. Ne, ir iš tikrųjų, jeigu tai pažiūrėjus, tai žiūrėk. Nėra blogas finalas, galiu pasakyti. Finalas iš tikrųjų yra nuostabus, nes, kaip be būtų, dvi dainos, galima sakyti, nėra, kaip čia, pop žanre, ir viena daina yra pop žanre. Tai irgi rodo muzikos tam tikrus lūžius Lietuvos rinkoje, aš manau, kad visuomenė, žmonės mąsto galbūt kitaip. Bet kas šiai dienai yra popsas ir kas šiai dienai yra jau, ne popsas, jau nebėra. Man irgi tas viskas labai susilieja. Ne, tai jau nebeaišku.
tas klausimas, nu kaip čia dabar irgi, alternatyva, ne alternatyva. Viskas nuo yra, ko kas yra alternatyva? klausoma, tas yra popsas. Taip. Tai šiai dienai, jeigu aš paimsiu Katarsio dainą, kuri laimė teliko konkursą, tai kokia čia alternatyva? Nu, kur turi tenai, pavyzdžiui, jų dainos, ten perklausų daugiau negu bet kuri pop daina turi perklausų. Tai čia turi ten milijoninę vieną kažkurią ten dainą, kad tai vat viskas... Jo, šiaip yra, vat, su šitais visais dalykais sakau, kad lietuvių kalba, aš nežinau, kažkoks va dabar naujas gūsis čia toks yra atėjęs, kad, nu, kad kažkoks trendas dabar dainuoti lietuviškai ir dainuoti Eurovizijos sceną. Trendas viso Europai dainuoti kažkokią tai savo kalbą. Savo kalbą. Kas yra gerai, bet vat, vėlgi, kaip tu sakai, kad sakyti, kad tai yra geriau, nu tikrai negali sakyti, kad dainuoti lietuvių kalba yra geriau, ar anglų kalba yra. Jeigu daina skamba, tai neskamba. Žiūrėkim, kaip skamba daina. Tarkim, mano atveju mes buvom pasidarę ir anglišką versiją dainos. Mes turėjom 2 versijas, bet tiesiog ne angliškai absoliučiai neskambėjo. Ir mes kažkaip nusprendėm, kad paliekam tą lietuvišką versiją ir einam su tą lietuvišką. Manau, rizikuodami, nes vėlgi, eit su lietuviška daina į tą didžią Euroviziją yra rizikos, aš manau. Tai aš, žinai, grįžtant, man teko, kad ir atsimenu, kad irgi važiavau. Aš tai dainuočiau itališkai šiaip, bet, nu... Itališkai? Fantastiškai. Aš klausiausi, pavyzdžiui, italų Sanremo nugalėtoje ir antrą vietą užėmusius. Dainos yra panašios, tik kad viena labiau rokinė, kita tokia, bet pasiklausyk, iš tikrųjų, nuostabus kūriniai. Estiška daina beje. Estiška yra nereali. Estas dainuoja itališkai, ne? Taip. Vat kaip tik... Truputį su angliškais. Espresso macchiato. Taip. Jo, ten... Espresso, no need to be depresso. Va tokios pastabos būtų galbūt atsižvelgti, aš galvoju, vis tiek tą laidą, ar kas pasižiūrės ir organizatoriai, kažkas iš jų. Mūsų? Nu, tai Eurovizijos pažiūrės. Eurovizijos. Pažiūrės. Šitą pažiūrės visi laidą, nesakai. Ir kažkaip man dar toks, nežinau, kaip čia išsireiškus, man kartais atrodo, kad komisija kartais bijo gerą žodį pasakyti apie tokias standartinės pop dainas ir kažkaip atrodo, nu, nelygis bus. Jeigu man patiko ta daina, nes man tokiu, mano atveju, gal, kaip aš čia pasakyti, gal nepatiko ta mano daina, bet... Atrodo pripažintina, kad ir pop daina gali būti, dalyvauti ir negali išeiti į finalą. Bet tave palaikė komisija? Mane? Ne. Ne, bet tu palauk. Aš iš komisijos, dabar palaikė, bet pusfinalyje tai aš buvau 5, man atrodo, iš komisijos. O dabar buvai, man atrodo, 4. 4 buvau aš. Na tai sudėties komisijos kitokia, truputį, keičiasi. Šiek tiek pasikeitė. Ir vat kažkaip vėlgi... Reiškia, kažkurie, kurie nepalaikė, kurie palaikė, labai palaikė. Nes jeigu likai 4, tai reiškia, kažkas tau davė labai daug. Kažkas davė mažai. Bet vėlgi, visi tie dalyviai, amoralu ir katarsis, nes aš su jais dalyvavau pusfinalyje, tai jie ir per finalą buvo aukščiau už mane, nes komisija davė jam aukščiau irgi. Tai kaip pasakyti, tai vat, viskas taip ir gavos. Bet sakau, tas toks kažkaip, visa muzika gali būti, visa muzika gali egzistuoti, su visokiom dainom mes galime eiti į Euroviziją ir kad kažkaip sakau, bet atrodo, alternatyva kažkodėl yra labiau, tokia aukštesnio lygio muzika atrodo, bet kažkodėl toks man. Nes žinai kodėl? Nes taip ir yra. A ne? Wow. Tai... Žiūrėk, visą laiką pasakau. Tai išmušė iš vėžių. Taip ir yra. Nu, jo. Tai senas alternatyvšikas yra, tai žiūrėk, ką tu čia padarysi, metalystas. Nu, aš kažkaip labai jaučiuosi savo dainą, kad mano intelektuali, graži ir tinkama nuostabi daina. Žiūrėk, su intelektualumu tai aš būčiau atsargus. Intelektualumas tai jau tada ir labai su tekstais reikia žaisti, bet iš tikrųjų paėmus, tai gražiai sudėta, biškai yra tokio tautinio kažkokio motyvo, biškai to popsuchės, transuchės, tokio dišovo popsuchės, jau kaip aš sakau. Nes koja tiesiai eina į priekį. Jo, ne, dėl ko aš tai kalbu, žiūrėk, aš kaip buvęs irgi prie didžėjų, tai aš girdžiu kažkokią tai tą didžėjų praeitį, bet suprantu, kad dabartiniai didžėjai to galbūt nėra girdėję, kas buvo tada, arba net nežinojo, kad tai buvo. Ir už tą nutarė, žinai, pakurti. Bet paėmus bendrai, manau, kad suksis, radio stotims tinka, visiems tinka, o tau tai, sakau, karjerai, aš manau, tai pliusas yra. Labai tikrai. Ir vien už tai jau galima džiaugtis, kad... Man ir kažkaip fainai, kad viskas susižiūrėjo kokybiškai, viskas gavosi gerai ir aš tiesiog turiu ir patį nuostabų pasirodymą, ir dainą, ir man tai yra tik tai dideli pliusai. Neskaitant, sakau, ten emocinių ir finansinių dalykų, bet džiaugiuosi, šitą Euroviziją buvo faina. Finansinių dalykų, man jie pašiai dienai skaudu, žinau. Skaudus, aš nežinau, dabar ši savaitė bus ta, kur sąskaitų apmokėjimas, nes visi pradės siūsti sąskaitas. Tai žiūrėk, jau atsigavai, tai žiūrėk sąskaitėlės. Jo. Tai va, bet fainas tas finalas buvo. Perdarė, rūbų neperdarė. Taigi perdariau, dievaži. Perdarė
ledus perdarėm, šviesas perdarėm. Mes realiai viską, beveik naują pasirodymą pasidarėm. Kartu, viskas normalu. Laurai, ir dabar nieks tegul neįsižeidžia. Visi sako, Eurovizija, mes viską padarysime, ką reikia. Nu, kas padarė? Patys pasidaro. Vienareikšmiškai. Aš suprantu, kad negalime. Yra kažkokie baziniai dalykai, kuriuos daro visiems visi, o paskui jau pats, jeigu sugalvoji, ko nors. Taip, yra sistema tokia, kad jeigu tau atsiunčia lentelę, kurią tu turi užpildyti ir tenai yra, tu gali imti ledus, tau padarys LRT, šviesos, žodžiu, viską, ką jie tau suteikia. Bet, turbūt supranti, kad norint kažkokio išskirtinumo, kad būtų pagal tave, tu turi pats imti tą ir daryti. Na, ir žodžiu, tai sakau, ir mano atveju, kadangi tikrai ir tų komentarų buvo ir dėl to lyginimo, kas tikrai, ir skaudu. Gerai, nelygino, pavyzdžiui, su tavo draugiam, o lygino... 2 kart Eurovizijos nugalėtojo, kas nėra blogai gal. Aš nemanau, kur čia yra blogai, žinai, tipo, Lorija. Bet labai kažkaip gaila, kad viskas pasidarė apie tai, ne apie dainą, ne apie mane, o tiesiog viskas pasidarė apie Loriją ir apie lyginimus kažkokius, ko aš to labai nenorėjau, bet ir dėl ko aš turėjau keisti viską, nes aš tikrai supratau, kad jeigu aš būčiau atėjus... Supratau, kai spalva pasikeitė, tai čiukšt. Bet žiūrėk, pakeitėm spalvą iš karto be Lorin. Ir aš supratau, kad finale aš neturėsiu jokių šansų iš komisijos, jeigu aš ateisiu su tokiu pačiu pasirodymu. Tikrai aš buvau įsitikinus, kad mane suvartis, kals į pačią apačią, tai aš turėjau daryti tos pakeitimus, gerai, kad leido jos daryti, nes šiaip taisyklėse nelabai gali. Minimaliai gali kažką keisti, tai mes pakeitėm tas spalvas. Nėra taisyklių, kurios nekeičiamos. Taip. Tai dėl to reikėjo pasikeisti ir tas finalas. Bet finalas šiaip fainas labai buvo ir kalbėjau su kitais ir komisijos nariais jau po viso ko, sakė, tikrai buvo labai stipru. Ir kaip čia visi verkia, kad o Jėzau, kaip čia nėra ką siūsti ir kokie... Mes kiekvienais metais Taip, čia yra vis... Bet kai visi sueina jau tą super finalą, tai tu kažkaip pradedi matyti, kad tikrai yra iš ko rinktis. Ir nebuvo šiais metais labai vieno gal tokio ryškaus, Katarsis buvo tikrai toks, kur išskirtinis, bet nebuvo, tarkim, kaip praeitais metais buvo Silvestras, nes tikrai buvo labai ryškus ir jau kaip ir buvo aišku. O čia sakė, kad buvo visi maždaug, kažkaip, visi fainai, visi gerai. Ir iš jų visų kažkurį tai ten išrinkus, viskas vienaip ar kitaip, panašus tokie. Kas yra, mes čia dabar galvom apie Lietuvą. Laimėjo, laimingi, arba tu būtum laimingi. Aš sakau, aš dabar laukiu, ką tenai daryti. Skausmas prasideda, jau šiandieną. Šiandien dar neskauda galva, bet pradės skaudėti galva. Rikiuojasi, ten jau atsiranda vis šalis, jau daugiau, kiek jau šalių užsirinkė, aš nežinau. Daug jau ten labai, daug. Bet čia, pavyzdžiui, Katarsis, tai ir užsienio komentarai labai yra geri. Aš sakau, gal kažkaip. Geri, aišku. Nes man toks buvo, galvoju, ar tikrai kažkaip supras, bet aš manau, kad gal visai ir fainai, kad mes būsim visiškai išskirtiniai, išsiusdami tokią... Daug jau yra, žinau, matai, gabalas ne overproduced, taip sakant, gabalas natūraliai parašytas, nuoširdus jie yra. Jie tokie įdomus, juos kažkaip įdomu žiūrėti. Jiem nereikia nieko suvaidinti. Ne, jie tokie kažkaip žiūri ir jie traukia. Originalus vaikinas, man aš jį žiūriu ir solistą, žinai, man toks... Tikras alternatyvios muzikos, man jisai toks, jo net veidas visas, kaip jis atlieka tą dainą, tai... Tavo veidas kažkoks alternatyvus. Kažkoks, taip tinka. Kol kas įsijungus Eurovizijos prognozes, tai jau tie... Čia ir tie, kas pasirodė. Kokie 14 bus. Bet tu pataikai. 14, aš šiandien žiūrėjau 14. Bet vis, kiek dar? O yra išrinkta 1, 2, 3, 4. Nes pažiūriu prieš tai, kol jūs pažiūrėsite. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ar 19 šalių, kurios jau yra išrinkusios. Didžioji dalis. Tai... Jo, tai sakau, fainai, tas finalas fainas, pabaiga buvo įdomi to, nes, pavyzdžiui, nebebuvo galim balsuoti, tarkim, superfinale, nes tiesiog nebeleido žinučių išsiųsti. Čia stulpai, čia dzin. Paskui sukrito tie balsai. Kur kaip dzin. Ne, bet paskui sukrito tie balsai ir... Žinau, kiekvienais metais ta pati problema. Aš kiek atsimenu, kažkam nebeina balsai, nedaina, tada jos užskaito vėliau. Aš kadangi vienu metu tikrai domėjausi, kaip yra su to balsavimu, anksčiau buvo, jeigu neklystu, 2 kontoros. Bet ar praeitais metais buvo šitą problemą? Buvo kiekvienais metais ta pati problema iškilo. Tai čia yra ne LRT problema. Ir dabar jau jie bando šitą klausimą, jau šiandien mačiau, sekmadienį buvo straipsnis, kad jie užsiknys. Steikėjo problema. Taip. Tai aš manau, kad telekomunikacinių tinklų. Aš savo ir Facebook'o dėjau tą, panalizavau tos kompanijos darbą, pasižiūrėjau, kaip yra, uždaviau klausimus, gal jie sugebės atsakyti, šiaip paaiškinti, nes čia yra
kiek man aiškino žmonės, kurie dirba su panašiais verslais, tai yra tik tai technikos klausimas. 21 amžius ir mes užlūštam. Ne, greičiausiai mes arba nenorim investuoti, arba dėl tiek nedaug renginių per metus neapsimoka investuoti ir turėti tą sistemą. Jo, nedaug tų yra. Pavyzdžiui, mes kažkada, aš buvau toj kompanijai, kuris skaičiuoja visos Eurovizijos balsus. Kur visi suplaukia jų numeriai, ir per visas šalis, vieną įmonę apdoroja. Tai ten serverinės, mama mija, ten koks sudėtingas procesas, bet jie visus metus gyvena už tai, kad dirba su RTL, ProSieben, Zatain, su Olandų televizijom, Italų televizijom ir provaidina šitą sistemą. Aišku, kad manau, kad ateis metas, kad šituos balsus irgi reiks perims kažkokias korporacijos, nes čia Lietuvoje yra truputį visi per mažiukai, kad darytų šitą bylą. Tai viena kontora, nėra daugiau ką kreiptis, tai žinot, problema, tai gal tas LRT pareiškimas, kad ieškosim kitų būdų ir visiškai teisingas yra. Jo, nes skaičiau irgi, kad jie kažkaip žada keisti. Tai gerai, bet prisimint, reiks ir pasakyti, kur ieškoti iš tikrųjų, nes yra tų kompanijų, kurios daro. Pasauliniu mastu, tai gal geriau ta paslauga būna brangesnė, bet jinai būna kokybiška, aš taip skaitau, nes dabar, žinai, nors ir dabar nebuvo pigiai, apie 90 centų kainavo. 90 centų, jo, skambutis. Tai vis dėlto, o riboti buvo skambučiai? 10. Tai aš paskaičiavau, kad realiai 2000 žmonių Eurovizijos nugalėjo. Įdomu, bet, pavyzdžiui, praeitais metais, taigi Silvestras gavo 30. Tai Silvestras. Tie patys Rūpai 80. Apie 70. Jo, tada buvo nerealūs skaičiai po pandemijos. Irgi, kai pamačiau, jau kai pradėjau skelbti ir pamačiau, kokie yra maži skaičiai, tai man toks, Matai, aš užmigau, atsiprašau, ištraukiau. Aš atsikėliau, tik išmigau. Mes irgi juokėme, sakė, mano tie fanai visi irgi nuėjo miegoti, nes gal vyresnė publika jaunimėlį žiūrėjo. Vyresni žmonės nuėjo miegoti, vaikai nuėjo visi miegoti. Ir čia tikrai tokia įdomi. Jų tėvai nuėjo jų paguldyti. Jų tėvai nuėjo jų paguldyti. Ir gavosi taip, kaip gavosi. O Katarse fanas buvo, taip sakant, išsidės iki galo. Todėl laimi tos grupės, kurios turi gerbėjų. Taip, pasirodo. Tiesiog, tik tai taip. Tai jo, šiaip tas užsitęsimas gal buvo toks pakankamai, varginantis dalykas gal ir tiem patiem atlikėjim, ir tiem žmonėm. Prarado dėmesį gal prie tų ekranų. Jo, artistai tai įdomus personažai. Man, žinai, aš, kadangi myliu artistus. Aš galvoju, taip, buvo pusfinalis, tada finalą ir finale... Buvo finalas ir superfinalas. Finalas ir superfinalas. Daina trunka 3 minutės. Tai realaus darbo scenoje buvo 9 minutės per visą atrankos laikotarpį. Taip, bet... Iš kur dabar čia tie nervai ir tas nuomonė? Tai palauk, sėdėti tam kambariukose, tuose trintis. Nuo ryto iki... Ne, tai taip, tu gali ir miegoti. Bet kaip pasakyti, tu nuo ryto iki vakaro esi tame pasirengime ir tu ten turi daryti viską ir tu turi... Dar tu, pavyzdžiui, pamatai, kad kaip tu įsivaizduoji, taip nesigauna ir, žodžiu, tada tu bandai vaikščioti ir prašyti visų, kad kažkaip pataisykime, kad gautųsi taip, kaip aš noriu. Ir, žodžiu, tada užsisuka labai daug visokių stresinių situacijų nereikalingų. Ir tu labai teisėjai. Ir, pavyzdžiui, Laurai, aš žinau pats, man laukti užknisa labiau negu... O, čia yra labiausiai varginantis dalykas, laukimas, ne pats performinimas. Mes nuvažiuojam, būnam to didžiojo Eurovizijai, tu pats žinai, kad jau kada yra tie laukimai, buvimai, tai tu atlikėją palieki viešbutį, sakai, žiūrėk, nevažiuok, tu ilsėkis ir tu taikai atvežti ant to momento. Taip. Nes ten tie reikalavimai ateiki tokiu laiku. Tai lygiai tas pats varginimas yra, nes tikrai ilgas laukimas yra ir jeigu tu gali kaip vadyba sureguliuotos dalykus, tai aš atsimenu, mes tikrai rasdavom būdų, kaip paaiškinti organizatoriams, kad viskas ok, bus laiku, taip toliau atvyks. Ir ten, žinai, kaip sakau, tik reikia eiti į sceną. Ne, aš atsimenu tą pandeminį, žinai, tai iš vis buvo ragas. Nes tada, žinai, visų nosis prakaišo, patikrina... Čia kai šitas buvo, kaip Covidas buvo. Kai Covidas buvo, atvažiuoja ryte, niekur išeiti negali, yra dar zonų suskiriu, sėdi būdoj. Kelias dienas. Išveža iš būdos ir vėl atveža į būdą. Į miestą išeiti negalima. Ir va tau šventė, Eurovizinė šventė, kur ten turbūt dingsta noras, kad nors daugiau atvažiuoti. Nepraeinam, kaip matėm. Kažkodėl galėtų. Vis dar noris. Bet čia kalbėjau čia su ir artimais, jis sako, ar kada dar norėtum dalyvauti? Norėtum. Žinok, nežinau. Žiūrėk. Gal turi praeiti laiko, bet šita, žinok, patirtis, negaliu pasakyti, kad buvo, jinai kažkokia labai maloni ir labai lengva ir visa kita, tai va toks daug visokių sudedamųjų dalių, apie kurias gal ir kalbėti nelabai gali, ir nelabai pasakot kažką gali, bet daug visko ten yra. Ir ar norėčiau, nežinau. Norėčiau, bet turbūt nebesiryšiu ir nežinau, sakau, kažkoks... Gerai, pašnekoju, pati savęs paklausė, pati atsakė. Pagaliau. Bet kiek paklausė manęs, ar norėčiau aš?
Pagalvojau, nenorėjau. Ne, nu aš mėgstu pakalbėti. Gerai. Tai, žodžiu, tai va, tai sakau, nežinau, ar kažkaip turi gal laiko šiek tiek praeit, bet, sakau, įdomi patirtis yra Eurovizija. Labai tikrai čia yra įdomu Lietuvoje, tai neįsivaizduoju, kaip tenai. Tenai, nu ten. Ten gal geriau, nežinau. Bet tai gerai, dabar daleiskim, tu laimėjai Lietuvos atranką. Ir mes dabar tik taip sprendžiame. Ir tu nuvyksi tenai ir, pavyzdžiui, nepapuoliai į finalą. Nu, tautos priešas. Tai dabar įsivaizduoji, kokią tu riziką turi, nesgi pas mus iškart mėgsta nulinčiuot. Tas sakys, sakė, man blogai. Taip. Nu, jau į finalą papuoliai gal ir neblogai, bet jeigu būsi ten 22-23, vis tiek visais apmala visais šitais dalykais. Man netrodo, kad tauta turi tą tokį nihilizmą, kaip čia. Ir dar perdėta jį. Ir aš niekada negalvoju, kol nesusidūriau dabar su Eurovizija, kad tai yra tiek, kaip nežinau, kaip kažkokia ultros krepšinio, kaip fut. Čia yra ant tiek daug pykčio tarp žmonių ir susiskaldimo ir tokio heito. Aš, pavyzdžiui, per šitą Euroviziją man ir nusišaut rašė siūlė. Ir ten, žodžiu, kad aš galvoju, wow, hebra, aš ateinu, tiesiog padainuoju savo dainą. Ir tiesiog tu tampi populiaresnė, negu buvai lig tol. Nu, čia kaip bet sakau, ir tiek susiskaldimo iš tų žmonių ir man, aš, pavyzdžiui, tiesiog Jeigu surašytų Martą, kiek jam ko siūlyta pasidaryti gyvenime. Sąrašiukas būtų, manau. Sąrašiukas būtų, ką? Siūlė, jo, ir dažniausiai, žinai, baisiausia yra tai, kad kada pasižiūri panagrinėjai. Kas siūlo? Kas siūlo? Tu matai, žinai, užtenka eiti Facebook anketais. Ir tu pamatai, kad greičiausiai tas žmogus turi kažkokių tai verga kažkuo. Gamta jo neapdovanojo. Tokiu grožiu. Gal grožiu, jo, bet... Todėl jis fotografuoja prie gėlių puokštės, kad to grožio daugiau būtų. Ir galbūt yra, nepasisekė. Ir aš suprantu pavydas, piktis. Ir tikrai yra buvęs, kada aš vienam parašiau, ar tikrai tu parašai tai, ką tu nori man parašyti. Tada aš gaunu kitą žinutę, kad aš labai atsiprašau, aš jaučiausi tą minutę taip ir taip, suprantu, kad aš negerai padariau, tai ačiū Dievui. Ir tokių žmonių, kurie labai priema tą... Permasto, taip. Sakau, nes, ar tikrai tu norėtum, kad tai, ką tu rašai, aš galėčiau pademonstruoti žmonėms su tavo visą fizinę. Negali pykti ant žmogaus, supranti, kad jis turi tam tikrą, pasakyti, Sutrikimą kažkokį, tai jo, ir jis tą pas pripažįsta ir ačiū Dievui, kad, Aš taip sakau, geriau įsireiškia tegul Facebook'e, negu gatvėje, kur nors jo į liulį. Tai va, bet sakau, daug heito ir daug kažkokio susiskaldimo ir aš labai tikiuosi, kad Katarsijui pavyks, nes, manau, kad gautų, komentarų visokių. Dabar kas vyksta, juos išrinko tauta, bet jūs atsidarykit komentarus. Vien tai yra neigiamas, negatyvas, jokio palaikymo. Bet jeigu žmogus rašo komentarą, tai savaime kažkas negerai sugalvoja. Jau žinai. Jis neturi turbūt matyti. Jau kažkas yra. Nors, pavyzdžiui, mums šiuo atveju tai reikia, kad rašytų komentarus šitam YouTube, nes tada daugiau, kažkaip algoritmai atrodo, taip, ar mes iš 300 ribos. Dabar ką tik užstūmėm ant tų žmonių, kurie rašo komentarus. Jo, rašykit komentarus, bet kokiu atveju spauskit dislike ir rašykit komentarus. Taip, geriau blogas komentaras ir tas, taip kaip padaro, negu jokio, nes šitas vis tiek populiarina. Tai bet koks komentaras apie artistus, ne? Taip. Jį populiarina. Tie, kurie rašo komentarus, bet kokia atveju straipsnį ar kas bebūtų, kelia į viršų. Kelia į viršų, kokį komentarą? Ir nesvarbu kokį. Kuo didesnį dėmesį jam parodysite? Klausimas visą laiką yra pagrindinis ir vienintelis suvokimas, ką jie turi nešiotis. Komentarų kiekis yra svarbu, turinys nei kiek nesvarbu. Taip, kuo daugiau komentarų, tuo klikų, tuo daugiau apie tave vėl. Taip. Iššaukti, žinai, pykti. Visos planetos nepasitenkinimą jumis, busit populiarus. Gaila, man kažkaip gaila. Man gaila, kad išrinkom faini jauni žmonės ir mes dabar čia visi vėmėm atsisėdė tuose komentaruose. Ar tu būtum pirma? Taip, čia nebūtų teisingo varianto. Nebus niekam visiems laimingi, nes partijos irgi ne visiems patinka, prezidentai irgi ne visiems patinka, kuriuos susirinkom. Taip, bet sakau, tai vat. Trumpai, kokią turi svajonę? Muzikinę. O Jėzu, kokios tavo svajonės? Muzikinė, bet kokią turi svajonę? Laimėti mamą. Kada nors. Ne, šiaip labai noriu dabar kažkaip. Aš realiu, ta prasme. Pasikviečia ir šaipas iš mergaitės. Kaip jūs? Jokauju. Šiaip labai noriu, kad toliau galėčiau įrašinėti ir leisti va tokią muziką, kurią išleidau su Jonu ir su Karoliu. Labai patinka ir aš tikiuosi, kad kažkaip man pavyks, pasiseks ir aš labai protingai pasinaudosiu šitą
Tas labai įgyvendinama, beje, šitą reikia tau daryti nedėlsant, iš tikrųjų. Taip, tai man reikia kažkaip, sakau, imti, daryti, nes kol esu matoma, kol esu girdima, kol tas dainos klausosi, nu reikia kažkaip, sakau. Dabar yra vasaris, ne? Kovą leidžiam dainą. Kovas, balandis. Tada gegužį neleisk, nes visi žiūrės Eurovizijos. Ir tada išleisk po Eurovizijos. Ir tada, kaip priklauso, kaip pavyksta Eurovizija, jeigu netyčia nelabai pavyksta, tada tu šauni. Tada iškart šauni singlą. O šiaip geriausia būtų kažkokį tai EP mažą. Ir jeigu rugsėjį, spalį išleidi tą EP arba albumą, turi kokį nors žiūrėk. Tai mamai tau visi šansai. Jau yra mama. Planas yra. Žodžiu. Kaip galima tą daryti? Ko reikia, punktai. Kaip sakė, nemokami patarimai. Nu va, tai sakau, fainai. Eurovizija yra gerai, yra viskas ten fainai. Gerai, bet aš vis tiek dar kartą grįšiu prie svajonės. Tai čia įrašyti, išleisti. Nu, gal mama irgi čia svajonė. O kodėl tai yra didžiausias muzikantų įvertinimas, aš manau? Aš kaip pasakyti. Žinau, man tai be galo malonu. Jie, žinai, jie kaip bebūtų, kad ir kas ir... Šalia Martas sėdint, aš žinokit, aš kažkaip taip manau, nes tai yra, mes turim šitus apdovanojimus, kurie yra, įvertinimas tam tikro tavo darbo, tavo, nežinau, tai, ką tu darai ir tai... Nes tai nėra tik tai daiktas, tai reiškia, kad tavęs klausė, kad tu darai koncertus, kad, nu, žodžiu, kaip pasakyti, tai yra tavo darbo ir tavo kaip pastangų įvertinimas. Tai jau tas patikimas tarp tų nominuotųjų jau yra pastangų įvertinimas, nes ten iš pastangų ir atsiranda jie. Nu, reiškia, yra kriterijai. Ne, iš tikrųjų, kai reikia rinkti, taigi tu žiūri. Tie penketukai yra visi maždaug, kurie nuveikia panašius darbus. Pagal taip jie yra atrenkami. Išleido, padarė, nepadarė, turi, neturi, tas daugiau. Iš esmės tai yra darbo įvertinimas. Penketuką patekimas yra darbo rezultatas, daugiau nieko. Šiek tiek talento galbūt. Norėtum daryti koncertus? Ne tiek daug. Noriu daryti, pagaliau, noriu koncertus. Solinius koncertus. Su orkestru? Ne, su orkestru. Stadione? Nu, būt gerai. Gerai. Kur dar galima? Aš kažkaip... Šiaip, Ne, ir norisi daryti koncertus, į kuriuos ateitų žmonės dėl tavęs, nes aš turiu koncertų, tikrai aš turiu daug privačių visokių švenčių renginių, bet aš neturiu muzikos, neturiu dainų. Tai sakau, pagaliau turi. Tai viena, tai vat reikia kažkaip kurti tą krepšelį, kad nereikėtų dainuoti kažkokiu angliškų coverių ir linksminti liaudį, nes kažkaip manau, kad noriu pereiti tą kitą lygį ir noriu šiek tiek jau būti atpažįstama kaip dėl savo dainų, kaip atlikėja, liepa, su geru balsu, su gerom dainom ir taip toliau. Taip pat labai ta mano svajonė yra, kad kuo daugiau promautinti save ir kuo daugiau žmonės mane atrastų. Ir Laura šiandien man taip ir sakė, liepa labiausiai ir išlošė, pagaliau jie atpažįsta iš dainos. Yes, ne, aš buvo po Eurovizijos afteris, padalyvavom, pabuvom ir aš visiems ėjau ir sakiau, žinok, aš laimėjau šitame konkurse, manau, tikrai labai daug, ne pirmos vietos, ne tas skaičiukas, kad esu pirmoje vietoje, o tikrai dainų peržiūros, matomumas ir visa kita, tai čia yra tikrai didelis laimėjimas ir man turbūt labiau šitas yra laimėjimas negu ta pirma vieta, o ten būtų kaip būtų jau. Šiandien tu būtum pirmos vietos vaikščiotum ir šiandien dar palauk, sulauktum dar heito, jau šiandien tai jau nieks nevarys, bent jau ant tavęs dabar jau baigėsi. Ir šnekėtum visiškai su neįdomiais žurnalistais, ne tai, kad su mumis. Kaip planuojate dabar? Kaip vystysis jūsų karjera? Ką planuojate Eurovizijai? Ar ką nors keisite? Keisime. Tie patys ir visur apie tą patį. Taip, ką daryti reikia išklausti. Jo, ir tada visokie užsieniečiai rašytų savo kvailus mailus su durnais klausimais, atsiųskite man savo singlą ar dar ką nors. Lipdukų dar ką nors. Jo, mes jau... Nu, čia Eurovizijos fanų yra tokia bazė tam tikra. Bet pati žiūrėjai Euroviziją, pavyzdžiui, per televiziją, nuo A iki Z? Jo, žiūrėjau. Visus žiūrėjau. Žiūrėk, kalbam ne apie laimėtojus, pirmą trejetuką nubraukėme. Kas tau labiausiai įsiminė iš tų visų atlikėjų? Kas tau paliko televizinį tą vaizdą? Be Gebrasi. Man labai patiko Petunija. Nežinau, man kažkaip patiko labai daina. Ir visas vizualas jos, tai turbūt man jinai buvo viena iš favoričių, kuri tikrai turėjo būti aukščiau tam finaliniam variantui. Aš nežinau, kelintai jinai liko. 7 gal? 7, bet aš tai vieną įdomą kažkur tai perskaičiau irgi pastabą, kad Petunijos daina kažkam tai asocijuojasi su ukrainietiškos muzikos motyvais. Žiūrėkit, aš tik tai sakau. Visas folkas su kažkuo asocijuojasi. Ne, bet matai, tas ukrainietiškas turi galbūt savo skonį, aš taip suprantu. Paskui aš paklausiau, gal kažkas yra, žinai, bet teisingai tu sakai, visas folkas jis turi tą patį, galima sakyti. Turi tą patį naratyvą. Tai yra atpažįstama folk, taip. Ir dar mūsų šito viso regiono, vienaip ar kitaip tas folkas yra jisai panašus.
Tai vat, man patiko tikrai Petunija, bet vėlgi, sakau, keitėsi tie pasirodymai to jau pačio finalo metu ir tikrai visi atėjo labai labai stipriai pasiruošę ir pakeitė tos pasirodymus ir gerai viskas labai atrodė. Nors, žiūrint, pavyzdžiui, pusfinaliuose kitų pasirodymai atrodo gal ir gražiau žiūrėjosi, nes gal sudėtinga ir sunku padaryti viską toj didžioj arenoje ir nufilmuoti taip, kaip mažoj, nes mano, pavyzdžiui, atveju irgi man buvo tam tikrų gražesnių dalykų padaryta pusfinalėje negu jau finale, nes tiesiog mažai laiko, 2 dienos padaryti, nusirepetuoti 12 dalyvių, padaryti viską, kad nepadarys visko taip, kaip tu nori, nes tiesiog laiko nėra tam. Ir tada, tai vat, laiko nėra ir biudžetai nedideli, tiesą sakant. Ne, tai biudžetai iš savo kišenės gali daryti, ką nori. Bet tai nereiškia, kad tu vis tiek gausi tai, ką tu nori. Tu gali investuoti, nes vis tiek tu neteisi prie kameros ir nepasuksi kameros, taip, kaip tau reikia. Eurovizija yra savotiška loterija. Nori, nenori. Gali ten nusipirkti žymiai daugiau bilietų. Dabar, pavyzdžiui, net ir didžioji Eurovizija jau kažkaip sukalbamesnė visi yra, bet buvo, atsimink, laikai ten, jeigu tu ateini savo mano spalva, nori geltoną apšvietimą, čia raudoni rūbai, sako, žiūrėk, jau 2 tokie prieš tai atėjo. Ar ne? Sako, tai persirenk ir šviesas persigalvok. Aš prisimenu. Ne mūsų reikalas, ar ne? Jo, mes tau paprovaidinsim, taip kaip mes sugalvosim, tu nepergyvenk, bus padaryta, bet ne taip, kaip tu įsivaizduoji. Easy gali tai pasakyti. Ir šiaip dabar ta taisyklė irgi palikta. Nebūtinai, jeigu tu atsivežiai savo ten kažkokias, žinai, pirotechnikas iš dramblio šiknos pjaudys ugnis, tai nereiškia, kad jie tikrai rodys, žinai. Ir jas pjaudys. Gal greičiausiai purkš vanduo. Čia mūsų atveju tai tikrai leido daryti beveik viską, ką norim, tiesiog tik reikėjo pasiruošti tam. Tai čia nebuvo taip, kad sakytų netinka ar nepriimsim tau tokio varianto. Su tuo ir sveikinam. Trendai dar plius yra, žinai, trendai kažkokie atsiranda. Tarp šviesos dailininkų, vizualininkų irgi yra trendai. Aišku. Aš atsimenu, šachmatinių grindų, pavyzdžiui, buvo. 4 jau šachmatinis grindis. Galim. Kiek čia šachmatais pražėsim žaisti, žinai. Nu, tokių būna. Šiais metais buvo baltai ir raudonos spalvas kažkodėl. Buvo labai trendinės. Lenkija trendina. Pasirodė. Nes žiūrint pusfinalius labai išsiskyrė baltos ir raudonos šviesos. Great again, žinai. Tai gerai, aš tai galvoju, kad tu išlašiai bet kokiu atveju, nes tu sutaupėjai labai daug pinigų. Nervų. Laiko. Ir dabar aš manau, kaip tik tai turėtum... Tuos pinigus, kuriuos sutaupėjai, išleisk ant gerų gabalų. Kitaip sakant, Giovanis praturtės. O toliau, pagaliau ubagas šitas. Galėtum nusipirkti savo gražaus. Taip. Jonas. Nerealus Jonas. Ačiū, Jonai, tau dar nežinau, gal žiūri. Tai ačiū. Kaip sakė, Žilva, linkėjimai. Tai aš manau, ties to galime ir pabaigti. Jo, fainai, ačiū, kad pakvietėte. Ne pirmą ir ne paskutinį kartą. Pirmą, bet ne paskutinį. Gerai, ačiū labai. Tai tęsim savo pokalbius. Jau turėjom vieną svečią iš Eurovizijos. Liepa jau pas mus pabuvo. Tomai, pasikvietėm dar ir tave pasikalbėti, nes tie, kas laimėjo pirmą vietą, šiandien yra užimti. Šiandien jie atidirbinėja Lietuvai, o jūs atidirbinėjate mums. Gerai. Laidoj, sakiau, mūsų laida nenormaliai, tai mes nenormaliai sakėme ir pasikalbėkime apie tai, kaip tu jautiesi, kaip tau sekėsi. Vis tiek jau emocijos susigulėjo. Turim vienintelį rėmėją. Iš tikrųjų, rėmėją? Taip. Neringa Zelinutė iškepė sausainių. Tai geriausias rėmimas, aš manau. Kaip man sekasi, tai aš tai dar ne, man dar nesusigulėjo nieks. Nieks dar? Aš manau, kad dar reiks savaitę. Ne, rytoj rašys jau paustą, aišku, didelį ten visiems. Ačiū, te padėkas. Bet realiai savaitės reikės, kad čia viską suvirškinti, nes iš tiesų daug to dėmesio gavau. Bet tu buvai, taip jeigu paėmus, tai turbūt jau buvai tas į lyderių poziciją pastatytas. Aš taip įsivaizduoju. Vienas iš lyderių, atsiprašau, gal taip turėčiau sakyti, nes taip ir buvo iš tikrųjų, ne? Ir... Sunku? Sunku ir nemira ir pati pasakė, aš jūsų katarsiu į vieną kambarį, nes jūs man lyderiai. Tai, toks, visi rūtino. Tai faina buvo. Bet ir sunku, nes aš pagalvojau, ko aš labiau bijau. Ar pasirodyt, ar laimėt. Ar katarsiu. Ne, katarsiu visai nebijau, nes aš juos mėgstu. Nes atsakomybė ateina. Šitas dalykas, kur baisiausias, didžiausia atsakomybė. Tai
Jo, atsakomybė yra, Ir bet dar prieš ką? Silvestras. Prieš ką? Prieš žmonės, tarsi, tave išrenka daug žmonių ir tikėsi, kad tu dar padarysi kažką geriau. Ir nuvažiuoji tenai ir nepapuolį į finalą. Jo, ir nepapuolį į finalą, o Arba dar blogiau. Nu. Išeini į finalą ir ten finalę susimauni, tarkim. O, bet tu jau... Tu susimaut kaip įmanoma. O kaip ką ten reikia padaryti? Ką žinau, nusidainuot, nugriūt. Nebijok, jeigu ir nugriūtum, ten padarytų, kad nenugriuvai. Antrą kartą liptum, žinai, čia Tai yra niuansai. Bet, o tu bijotum, tau tikrai būtų daug streso? Aš nežinau, aš atėjau dabar vakar, užvakar, ne vakar, į šitą finalą ir aš visiškai ramiai jaučiausi, nežinau kodėl, bet man atrodo atėjo tas periodas gyvenime ir kūrybai, kur aš tiesiog tvirtai stoviu kažkaip ant savo kojų ir darau tai, ką noriu. Ir gal, nežinau, tikriausiai ir ten tai būtų. Bet ką aš žinau, kaip ten būtų. Būtų, jo. Čia visaip gali būti tenai, reikia, žinai, to sveikatos tikrai reikia daug padėti, nes laukimas, buvimas visur tenai atima daug jėgų. O ir aišku, finansų dar atima, nes ir pačiam reikia ir dirbti, ir ieškoti, ir daryti. O čia Lietuvoje pačiam irgi mes su Liepa prieš tai kalbėjom, tai sakė, jai brangiai kainavo šitas malonumas Lietuvoje dalyvauti. Nu, aš ne iš tokio backgroundo kaip Liepa, jinai tikriausiai turi daugiau tų lėšų ir komandos. Aš viską dariau kaip ir pats, susirinkau visus draugus ir visus pažįstamus, kas gali man padėti. Taip. Ir realiai, aš gavau tokį kaip draugų labai didelį suportą ir rankas. Ir mes darėm tiesiog dalykus tikrai su mažesniu biudžetu. Tai sakysim, ir tavo yra aprangos visos, aš žiūrėjau, ir visa, kas buvo ant scenos padaryta, tai sakysim, čia jau grinai jūs patys ir jums tai nebuvo labai, skausminga. Nu jo, iš tiesų jo, kadangi tikrai turiu komandą, dabar susirinkau komandą būtent Eurovizijai, kuri labai patikėjo manim ir šitą dainą, ir žinutę, tai jie kaip ir už dyką darė. Su tokia intencija, kad vėliau aš jiem kaip ir atsiskaitysiu, bet realiai, jie nėra tokie žinomi, ten, tarkim, siuvėja arba kas darė laiptus, nėra tokie žinomi plačiai, jo. Tai jiem irgi reklama labai yra, tai aš darysiu postus, tai viskas barteriu vis tiek. Tai dabar jie tikiuosi tau neatsiųs sąskaitų, kad... Ne. Tarsi aš visiems, tarsi kai kam aš ir mokėjau, ir noriu sumokėti, o dabar jie patys sako, nereikia, viskas sako. Super, labai faina. Gerai, kad taip tikrai dar yra tokių žmonių ir aš suprantu, kad, žinai, kada atsiranda vardas, tai visi nori iš tavęs uždirbti, o iki to dar galima, turbūt... Draugų pagalba pasiekti tikrai gerų rezultatų. Ja, draugiškai kažkaip labai. Ne, iš tiesų labai fainai, kad iš tiesų pirmą kartą taip mano draugai kažkaip labai mane palaikė. Anksčiau, kai aš eidavau kažkur, nes aš ne pirmą kartą einu į Euroviziją, kažkaip ne taip jie manim tikėjo. Ir tikriausiai, žinau, kodėl. Pakeitė draugus gal? Ne, ir draugai pasikeitė kai kurie. Bet, nežinau, kažkaip visas komplektas buvo šį kartą. Vizija kažkokia. Patikėjo tavo daina? Ir daina, ir ta vizija, ką aš norėjau. Gal tu ir pats pagaliau patikėjai pirmą kartą normaliau? Gal. Aš nežinau, kažkas tikrai pasikeitė, gal šitas vardas naujas mano. Man davė kažkokią naują požiūrį į save, nes anksčiau aš kažkaip labai save skaičiau televizijos produktų. O kodėl? Nes aš atėjau iš teliko. Ten kaip ir susikūriau, realiai X Factorį. Viskas buvo pastatyta iš žmonių įsivaizdavimo apie mane. Aš realiai priėmiau jų įsivaizdavimą. Ką jie nori tavyje matyti, tai ir darai. Ir ten buvo tikriausiai toksai kaip saugus, nors, tarsi tai buvo drąsu, bet vis tiek buvo saugus variantas, paimtas iš žmonių. Ir aš kažkaip juo labai pasiklioviau, nes, tarsi, pinigai, konsai ir darau tai, kas patinka žmonėm. Bet kažkaip priejau prie tos dienos, kur supratau, kad, gal man nelabai tai patinka iš tiesų. Nenori to daryti. Jo, aš noriu labiau eksperimentuoti ir daryti labiau crazy dar dalykus, nors jau dariau. Tai gerai, tai dabar mano klausimas. Tu per metus laiko, ne? Nuo to momento, kada tu šitam piliečiui įkandai į kaklą. Į ranką. Į ranką. Pasikeitai? Kodėl tu man įkandai į ranką? Aš šitą neatsimenu realiai.
Tai va, čia daug kas nežino, bet mes turėjom po praeitų metų mamos turbūt, ne, buvo afteris, Kaune moksi ir tu pats. Jo, ten. Aš irgi nemačiau, to nežinau, Laura sako, man kažkas čia vyksta. Žiūriu, kanda man į ranką. Okay. Tu man graužiai rankas. Ok, atsiprašau. Todėl norėjau, kad čia ateitum ir pasakytum, kodėl, nes to atsakymą buvau dar negirdėjęs. Bet aš, žinai, aš to nelabai atsimenu. Aš negaliu pasakyti, kodėl. Tikriausiai buvo psichozė nuo kažkokių substancijų. O čia kitas geras, užskaičiau šitą dalyką. Nuo dėmesio gali. Gal nuo dėmesio, aš tik tai atsimenu vieną dalyką. Nes jeigu, pavyzdžiui, apgraužtum porą dalyvių nuvažiavęs tenai. Jo, tai mes diskutavom, kas būtų, jeigu tu išvažiuotum ir tenai bandytum jos kandžianti. Ne, pas mane toks dalykas yra. Aš, pavyzdžiui, prieš konsus, prieš kažkokius dalyvavimus, taip toliau, aš nieko nei vartoju, nei ten darau. Aš visiškai atsiduodu tam. Bet kai jau pasibaigia, aš visiškai pasileidžiu visiems kitiem dalykam. Tai čia pas mane yra tokie dvi pusės, kur aš esu tas gerasis atlikėjas ir tikrai labai myliu savo kraftą ir darau iki 100%, bet kai pasibaigia tą, aš esu labai negeras tas tūsintojas, kur, prasme, tikriausiai taip ir atsitinka, kad pradedu kandžiat. Ne tik mane, apkandžiai ir TV3 direktorė Laura Blaževičiūtė. Man atrodo, jinai man kažką sakė. Čia, žinai, Blema, kažkaip... Linksmas istorijos, ne? Bet čia gynė... Bet visai fainas dalykas, kad dabar aš sužinau šitą, kad aš dabar galėsiu girtis draugam, aš apkandžiau vienų svarbiausių žmonių Lietuvoje. Aš manau, kad dar liko daug eiliai normalesnių, kur kas žinosnių. Dabar, jeigu kortą paeis, tai aš siūlyčiau apkandžiot Skvernelį, pavyzdžiui. Kažką aš nežinau, ar pakliusiu su tokiais žmonėm į vieną patalpą. Greit. Reiks balotiruotis. Arba, va... Perkas Žemaitaitį ir įkast Paluckui. Gerai, užsižymė. Ne, šitų neliesk, čia vis tiek valstybės vadovai, jie vaikšto su apsauga ir gali blogai baigtis. Bet, va, kaip siūlo mūsų kolega Lukas, kuris dirba kitapus šitų kamerų, žvaguliui. O aš pažvaguliui beje buvau namuose. Jau galėjau tai padaryti, bet nepadariau. Na ką tu veikiai pažvaguliui namuose? Aš dalyvavau irgi vienam TV projekte ir dainavau jo dainą Liūtė neliūdėk. O. Jo. Ir kažkaip čia sugalvojo telikas, kad reikia man pas jį nuvažiuoti, su juo padaryti interviu, kad jisai man patartų, kaip dainuotą dainą, tai taip ir padarėm, nuvažiavau aš ten. Patarė? Iš tiesų, jis pasakė realiai, Dainuok. Negaliu aš tau patarti, dainuok savo versiją. Gerai. Nes, tas ne. Gerai, grįžtai. Taip aš dainuoju. Grįžkim biškai prie Eurovizijos. Kaip tu pats visą šitą periodą ištraukiai? Tau buvo labai sudėtinga, sunku, lengva, malonu? Ir sudėtinga, ir malonu, jo. Tai čia du dalykai. Vienas dalykas, tai daug buvo to pasirašymo ir galvojimo. Kai kažkojo neturi tos vadybos, kuri tave, kaip čia, pasakytų, kur ten eiti, su kuo kontaktuoti ir taip toliau. Taip pats esi atsakingas už visus tos buhalterinius, taip pasakysiu. Už viską. Jo. Ir tikriausiai sunkiausias ir buvo dalykas kurti komandą. Ir įtikinti žmonės daina, kuri realiai man pačiam atrodė, ką aš čia padariau. O kada patikėjai daina? Daina patikėjau, aš čia pradėjau spalio mėnesį kurt. Iš karto patikėjau žinutę, nemėgstu žodžio, žinutę. Bet patikėjau jos prasme, galbūt taip pasakysiu. Bet kai mes pradėjom su Aurimu Galveliu ją kurti studijoje, ir aš sakau, aš noriu visiškai čia laužyti garsus ir dėti metalinius skambesius, kad tiesiog išmuštų žmonėm Išvėžių žmonės. Jo, išvėžių išmuštų ir kažkaip jis sako, nežinau, ar čia tai yra gerai ir aš tada irgi galvau, nežinau, ar čia yra gerai. Bet tada supratau, kad, aš noriu tą daryti, man norisi kažkaip, mane veža atlikėjai, kurie visiškai sulaužo kažkokią struktūrą, net dainos, ar ten įdeda atsiriaugėjimą, tarkim, čia nesąmonę pasakiau, bet jo.
Tai aš kažkaip visiškai rizikavau su to gabalu ir visą gruodį jo klausydamas, aš galvojau, jisai man ir žiauriai patinka ir aš jo nekenčiu. Bet taip, jisai su juo buvo. Ir aš supratau, kad jisai yra performinis gabalas, kuris be vaizdo, jisai neįgaus kažkokias labai prasmės. Ir čia pats viskas sugalvojai, tu pavyzdžiui, pasirodymą, visą pastatymą, pasirodymą, pats darai čia tu. Jo, tai aš labai ilgai galvojau apie tą pasirodymą. Pirmą jis turėjo būti labai homoerotinis. Oho. Ja. Nuogas turėjo vaikščioti slaptas? Ne aš nuogas, turėjo būti vaikinas, kuris sportuoja nuogas. Geras. Jo. Bet tada supratau, kad tam nėra laiko, nes suras tokį... Vaikinam laiko nėra. Ja, būtent. Ne, tikrai Lietuvoje surasti kažkokį žmogų, kuris pasiryštų ateiti į sceną ir daryti kažką, bet tokio, nu, tikrai reikėtų ilgiau tam paskirti laiko, nei ten, kiek aš turėjau, 3 savaitės, kai rašiau. Ir tada, nu, pergalvojau. Ir atėjo tada idėja, kad... Galėtų gal kas nors. Norinčių atsirastų šiais laikais, aš manau. Ir darbekų sudainuotų. Gal, nežinau, bet aš tokių žmonių nelabai žinau, kurie... Justinas Labadinskas. Nu, okei, kitą kartą aš jam pasiūlysiu, bet ne, kažkaip paskui... Arba Merūnas. Jis galėtų už mane tai jau dainuoti. Tai va, ir nuogas ant turninkų ir dainuoju, aš turiu pagalvoju, kaip gerai. Nu tai gerai, variantas. Dar nelaimėjau, gal laimėsiu kažkada Euroviziją, tai reiks Merūną kažkaip įdėti. Bet ne, nu, tarsi, galvojau tos visus... Daugiausiai buvo mąstymo, galvoje. Klausimą, mąstymo. Aš einu gatve, klausau dainos ir man geriausiai kūrėsi kažkokie vaizdiniai, kaip klipas. Ir kažkaip atėjo idėja, kad aš noriu daryti kažkaip konceptualiai su... Va, pasikviečiau merginas, tas bekas, kurios šoko su manim. Jos yra mano kursiokas, mes baigėm kartu magistrą. Kažkaip vienas kitą labai gerai žinom. Žinom, kaip elgtis scenoje, nes mes, nu, 3 baigėm vieną kursą, vaidinom 3, dainavom 3 ir kažkaip aš labai pasitikėjau jam. Ir jos labai įsimylėjo visą idėją ir taip ir gavosi tas toksai konceptualus dainavimas, šokis ir vaikščiojimas scenoj su kamerų darbu. Menininkai, visiškai menininkai. Nu, man faina, nes drobė pavadinimas dainos, tai labai gerai atspindi tą meniškumą. Nu, aš tai galvoju, kad pačiam tau ant scenos, žiūrint į tave, ne? Tai, žinau, aš tam tikrai pagalvoju tokių tavo bent jau žiūrėsnių, man atrodo, kad ten jau tiek tu buvai įsijautais momentais, aš galvoju, kad tais laipais, kada tu užlipi, nedaug dievė netyčia nenueitum toliau. Tai viena iš idėjų buvo, kad aš krentu nuo laiptų. O, matai, net. Bet paskui kažkaip pagalvojau, kad nu, gal bus jau per daug, nes jeigu aš jau laimiu, ateinu, iškeliu tos rankas ir dar vėl nukrentu, tai ar čia nebus toksai, kad tipo nesugadinsiu tos epopėjos, pompastiškumo, kurį norėjau labai su tais laiptais sukurti. Kažkaip atsisakiau tas idėjas. Iš tiesų buvo ramentas dar. Tipo turėjai su ramentu dar. Ja, turėjau dar su ramentu eiti, bet kažkaip Girždas pasakė, kažkaip Lietuvoje labai žmonės gali... Kreivai pažiūrėti. Ja, nes aš kažkada su vežimėliu pasirodžiau. Taip, yra toksai dalykas. Ir dar reikia žinoti, žinai, ką pasakyti, dėl ko pasakyti, nedaug netai pasakysi. Jo, ir iš tiesų montavau pats visą darbą studijoje, mes nufilmavom, sumontavau, kaip kameros turėtų dirbti ir išsiunčiau. Kaip mes filmavom, su ramentu labai tiko, bet kai mes teliką pamatėm tą ramentą, kaip aš einu, tai nu, buvo labai blogai, nes aš truputėlį šitą performansą įsivaizdavau kaip muzikinį video, kur kamera juda kreivai, blaškosi ir taip toliau, bet, nu, nežinau, ar galimybės galbūt neleidžia dar LRT, ar tiesiog nėra laiko viską išieškoti, tai nežinau. Arba režisierius turi kitą mąstymą. Arba kitą mąstymą, arba jo, galima būti, čia daug gali būti dėl to, kaip sakau, kažkokių tai reikalų, bet padaryti visada galima turbūt, tik tam reikia, aišku, laiko labai daug. Jo, taip pat tas laiko iš tiesų visada pritrūksta to Eurovizijoje, aišku, aš tos patirties jau turiu, nes jau 4 kartą, tai dabar jau žinau, kad... 4 kartą dalyvavai?
Nu jo, bet pirmą kartą kaip Lion Seeker, savo naujų vardu. Jo, pamenam. Bet, nu dabar aš jau kai turėjau patirties, aš iš karto žinau, kad man atrodo didžiausias tipo Eurovizijai darbas yra gerai sužaisti su kamerom. Aišku, daina, bet kai tu labai gerai... Jo, paveiksliuką paduodi žmogui, nes yra labai trumpas laikas, 3 minutės. Taip. Ir kuo daugiau tu išnaudoji galimybės būtent va šito kvadratinio dalyko, per kurį tave stebi, man atrodo, tuo geriau gali pasisekti. Kas čia dabar, kodėl užgeso mūsų, kur dingo mūsų... Užmygo televizorius. Pajudinti, man atrodo. Ką čia galima pajudinti? Klausyk, Tomai, o pats tavo muzikinis kelias dabar, kur pasisuks? Tau, aš manau, po šitos Eurovizijos vis dėlto tikrai atėjo daug gerbėjų naujų. Žmonės, kas nežino apie tai, sužinojo. Ar jauti kažkokį? Jaučiu, jo. Aš sulaukiu labai daug žinučių, aišku, čia klasika, tu turėjai laimėti, 100 rašo. Kiti, koks tu baisus ir eiktų ten. Jo, bet iš tiesų nedaug susilaukiu labai, kelių pasiuntimų į mirtį. Tai čia lietuviams yra labai tipinis dalykas. Liepa beje, sakė, irgi įsiūlė. Jo, Liepa irgi siūlė. Tai čia normalu. Taip. Visiems siūlė. Tai čia etatiniai mirties valgytojai vadina. Mirties siūlytojai. Ne, bet iš tiesų heito kažkaip nesusilaukiau labai daug. Tikrai labai daug tų teigiamų dalykų atėjo. Ir jau kviečia, kaip ir jūs pakvietėt, ir jau kviečia ir kitur, nu tai smagu. Niekur neik daugiau. Tam tu ten eisi. Ne, iš tiesų einu, aš į Kakadu mane pakvietė. Einu, bet su sąlyga, kad padainuot. Populiari laida, jo. Ja. Tam tikram targetui tikrai populiari. Tai man kuo daugiau mano kūrybos pamatys, man to geriau. Aš iš tiesų ėjau Eurovizijai irgi, kad kūrybą parodyti, nes tikėjau aš nieko iš tos Eurovizijos. Ar čia eisiu į finalą, ar ne, aš tiesiog norėjau, kad kažkaip supažindint savo naują vardą ir savo naują tą muzikinę kryptį parodyti žmonėm. Tai parodžiau, visai gerai pasisekė, aš dabar, manau, staigiai leisiu dainas. Tikrai staigiai? Nu, ne, tarsi, dainas sukurti vis tiek reikia mėnesio gal. Tai gerai, kada turėsime albumą? Aš kažkaip nesu tikras, ar man dabar reikia labai sėsti prie albumo, aš noriu gal geriau įsileisti kokius 3 dainas. Nu, atsiprašau. EP, kad ir tą patį. Nu, EP ten į 5. O paskui jas galima sudėti. Mini albumą. Aš iškart laukiu, kad kitais metais mamui būtų kuo daugiau albumų, noriu, nes visi kažkaip tai, tai čia singla, tai čia ta, bet žinai, aš kalbu iš karto, kaip ta muzikinė rinka, kad užsipildytų, tai čia jau nepyk, aš jau čia, žinai, aš patraukinėjau. Taip. Tai ne, labai gerą santykį suradom su Aurimu Galveliu, nežinau, ar jūs žinot jį, su Justu Kulikausku, jie dirbo, dabar jisai kažkaip vienas irgi pradėjo. Labai gerą santykį suradom su juo, jisai turi irgi labai gerų ir įdomių idėjų, kurios irgi išeina iš tų, nežinau, lietuviško popso truputėlį rėmų. Ir mes matom panašiai garsus. Jis kažkaip pagavo mano įsivaizdavimus, ką aš ten noriu pateikti. Ir pradėjo trututuoti. Jo, su muzika. Ir varysim toliau su juo. Gerai. O klausyk, o kaip peržiūrėjus visą Euroviziją irgi, aš klausiau ir Liepos, ar per televizorių jau teko žiūrėti įrašą visą? Savo? Ne tik savo ir kitus. Iš tiesų dar nespėjau, nes šiandien mėgojau dar. Bet pasižiūrėjau, aišku, savo pristatymą be abejo, kaip aš ten einu per tą sceną. Ir savo performansą pasižiūrėjau, tai tiek, o aš manau, kad visą Euroviziją skirsiu tam, kurią kitą dieną pasižiūrėsiu, kaip kiti dalyviai, nes iš tiesų aš nestebėjau nei vieno. Nestebėjai, nežiūrėjai, tai šiai dienai turbūt, aš jeigu paklausčiau, kas tau labiausiai paliko įspūdį, bet iš trejetuką savo nusibraukėt finalistų ir ją pačią nueiname, kas paliko taip įspūdį, negalėtum dar pasakyti? Šiaip tai aš už Petunę buvau. Irgi? Jo. Tai Liepa tą patį pasakė. Jo, nes kažkaip, aš nežinau, ir daina man labai gera, ir man jos tiesiog kelias yra labai artimas, nes mes su ją panašiai pradėjom. Mes netgi dainavom vienoj tokioj midi roko operoj studentų, čia yra toks dalykas. Ir kažkaip nuo to laiko abu einam panašiai, pradėjom kurti ir, nežinau, aš ją kažkaip artimai matau kaip, nežinau, sesę muzikoje.
Ja. Nu, kodėl tu džiazu nemėgsti? Kas taip sakė? Juokauju. Šiaip džiazu šiandien parašė, aš turėjau laimėti, tai ačiū džiazu. Gerai, kitas, normalesnė klausimą. Turiu klausimą, kuris yra pats blogiausias, kokį galima užduoti. Taip. Kuri tau labiau patinka, Monika Liu ar džiazu? Žinai, kad neatsakysiu aš. Bet matai. Bet čia, nėra variantų tau. Dabar, jeigu neatsakysi, supranti, jos galvos apie tave, kad ne jie. Prašė paklausti jos abi šito klausimo. Jo, ir patikėjau. Šitą, ne, man jos abi amazing moteris, manau, vienos geriausių Lietuvos dainininkių. Džiazu aš myliu, nes jinai neatsisako savo divos statuso. Iš jos nieks jos ir netims. Ir netims, jo. Ir man patinka, kad jinai yra tokia užsispyrus ir siunčia visus ten, žinai, kur reikia. Taip. Palaikau. Jo. O Monika Liu tiesiog, jinai, aš irgi labai seniai kaip ir pažįstu, jinai, kai ir aš nebuvau toks, žinomas, iš viso nebuvau žinomas. Aš eidavau pasižiūrėti jos. Jinai prieidavo, apsikabindavo ir kažkaip šypsodavosi man, nežinomam berniukui. Ir jinai išlaikė tą iki dabar. Apsikabino mane po atrankų, nes jinai buvo teisėja. Ir tiesiog jinai man vienas iš nuoširdžiausių žmonių Lietuvoje, pop muzikai. Tai, jas faina, žiūrėjai. Dar čia pasakyti apie tai. Abidvi galėtų bekose padainuoti to. Ne, šiaip aš noriu su jom padaryti kažką. Šiaip džiazus siūlė man kažkada daryti su ją duetą, bet kažkaip griuvo tas projektas. Nedėjo. Nepavyko. Manau, kad ilgai vyko siūlymas susėdus kartu. Reikėjo pagreitinti šitą siūlymą visą. Ne, džiazu užsiemas, ką aš čia spausiu šios. Gerai, o kokių pastabų duotum, pavyzdžiui, pačiam Eurovizijos procesui, nes tikrai daug nuskambėjo ten, dėl to laiko ilgo, taip toliau, žinai, kad aš manau, kad organizatoriai gali irgi įsiklausyti tos dalykus ir ateityje, žinai, kad nereikėtų taip vargti, nes, pavyzdžiui, mes matom, kad taip užsitęsia, galbūt tie grįžimai tų dalyvių, tos taisyklės, gal yra, žinai, kaip sakant, jeigu neklysti, tai reiškia ir nedirbi. Bet šiai dienai turbūt jau reikėtų kažkokių tai pakeitimų. Ne, ką žinau, aš kai nestebėjau kaip žiūrovas viso to proceso, ten buvau užsiėmęs savo dalykais, savo kambarėlį su Katarsiu ir savo komandą, tai mums tas laikas kaip taip neprailgo labai. Bet aš įsivaizduoju, kad žiūrovui laukti ir stebėti. Kol vėl tu išeisi į sceną. Ja, ir dar stebėti, aš atsimenu, anais metais buvo Mango, aš tai jau išjungiau tada, aš atsimenu. Ai, kai pradėjo dainuoti Bango, ten buvo jo. Aš išjungiau, nes man kažkaip jau atrodo, kad pasibaigė viskas. Šiemet, žinok, aš nedažiūrėjau irgi, aš jau sakiau, aš irgi užmigau. Jo. Arba jau, tikriausiai reikėtų kažką labai, labai įspūdingo duoti žiūrovui tą akimirką, nes, tikrai labai norisi jau nueiti nuo ekranų ir nelaukti net to finalo. Ir tikriausiai dėl to ir buvo labai mažai balsų. Palyginus. Tikrai mažai, taip. O ką aš šiaip norėčiau pasiūlyti ir siūliau jau, kai manęs klausė per atrankas, kad kas ateina jau į atrankas, nes vis tiek buvo atranka iš 80, man atrodo, žmonių. Kas pasiūlė savo kūrinius, taip. Kad atlikėjai truputėlį supažindintų, kaip, nes tikrai daug yra naujokų, kaip turi atrodyti jų performances ir kažkokių konsultacijų duotų, kas yra kameros darbai, šviesų darbai, vizualizacijos. Nes atsiunčia lentelę, tu turi pildyti, o ką žinau, ką ten pildyti, jeigu tu neturi kažko labai, komandas, tarusime, suburtos. Čia yra klausimus, už tai tam reikalinga komanda. Komanda, bet štai žiūrėk, šiandien mes neveltui tą žinutę ir išleidome, kad, nežinau, Liepą. Aš mačiau. Tai kažkaip tai taip sutapo, kad pagalvom, kad, tai nereiškia, kad, žinai, mes negalime irgi padėti, turėdami visi savo kažkokios patirties, toliau ir norint bendrą lygį kelti, kaip tu sakai, teisingai, daug klausimų iškyla, tai bent jau ateitų kalbėtis, sužinoti, pasitarti, nes aš suprantu, kad nacionalinis transliuotojas nėra antiek jau visiems sugebėjimo turėti, paaiškinti ir tam laiko reikia ir viso kito. O mes dirbdami tame muzikos versle, būdami su muzika visą laiką ištisus metus. Tai čia žiauriai, to reikia. Labai gerai, kad jūs tai darote. Tai kažkaip
Natūraliai tai gavosi. Nes, jo, realiai tu turi pereiti kelis ten metus, kad suprastum tą visą sistemą Eurovizijos, virtuvę. Ir tikrai, ateina tas suvokimas, kad jeigu nori gero performanso, tu turi išmanyti, net kaip ir atlikėjas. tą ir kameros, ir šviesų darbą, ir tos vizualizacijos, vis tiek prideda labai daug. Ir scenografija. Viskas. Viskas juda po truputį į priekį. Ja. Tai galima iš tavęs tikėtis dabar jau daug dainų? Aš nesakau daug, bet aš noriu šiais metais bent jau į mėnesį 2 įsileisti nors vieną dainą, taip pastoviai. O kitais metais dalyvausi? Tai šitą klausimą jam visur uždavinės, žinau, kas įdurnė. Mes pirmi, kurį durną klausimą užduodam. Kokie jūsų ateities planai? Kokie jūsų ateities muzikinė? Ir koks sekantis albumas per albumo pristatymą, taip klausdavau anksčiau. Ja. Nors dalyvausi Eurovizijai, aišku, kad dalyvausi. Dalyvausi, važiuojam. Turim pažadą, vienas dalyvis. Jau ir. Nežinau, šiaip, tikrai sakau, ėjau dėl reklamos savo. Norėjau pasidaryti reklamą, aš tikrai nemelavau ir per atrankas tą patį pasakiau. Ir nesakiau, aš tai jau čia laimėti. O ką veiksi dabar su tą reklamą? Tipo žino tave. Koncertų noriu daryti. Bet aš žinau, kur jį... Girdi, bet aš žinau, kur jį tikrai pakviesiu. Kur? Baltic Pride'as. Puiku. Ant scenos. Gerai. Einam? Einam. Dar vienas dylas. Dar vienas dylas yra. Jo, nes birželio, man atrodo, yra 8, jeigu neklystu, ne? Man atrodo. Artima man šventė, važiuojam. Tai liuks, viskas, Gerai. Turime. Tai reiškia, reikia tikrai dainų dabar. Taip, ten su viena daina, žinok, nepraeis nieko, ten minimum 4-5 ir Baltic Pride'as. Prašau, tai para praėjo, gaunu pasiūlymas, labai gerai. Jau kažkas, tai žinai, jau sukasi, jau yra. O kokia tavo svajonė muzikinė, aš visų kažkaip paklausiu, nežinau, toks durnas klausimas, bet, Svajonė? Svajonė, muzikinė. Aš, man atrodo, kai mane pristatė dabar per Euroviziją, ar kur aš čia pasakiau šitą, kad aš vis dar norėjau dainuoti arenose, aišku, dabar padainavau, bet aš noriu tikrai padaryti kažkada, gal pusę arenos bent. Man patinka dainuoti, tarsi, kai daug žmonių. Ir kai daug žmonių, bet kai garsas eina va taip, kur tu jauti tą galę. Aš nežinau, kaip aiškiai. Ne klube, ne kameriniam koncerte, bet, Gali dainuoti laukuose. Dainavau daug. Išeik pievas ir dainuoti. Eina, žinai, kiekvienas briedis. Iki miško artimiausio. Taip ir prasidėjo mano kelias. Ir lion, ir rabbit, supranti, ir žirafą girdės. Taip ir prasidėjo, liaudės dainos buvo kaime Andrasto. O. Jo, ten toks kalnas, pievas, tai buvo faina. Bet noriu dabar svajonę tikriausiai ir būtų perkeltis į areną. Kažkada. Čia, gerai, čia tokia svajonė, bet tokia, sakykime, kokia čia svajonė, normali. Normali, jo. Realių svajonė, sakykime. Realių? Gerai. Tai reali svajonė dabar išsileis dainą. Greit. Jo. O daina jau yra? Yra daug visko, bet aš dabar noriu eiti tą kryptim, kurią pradėjau su būtent šitą dainą, kurią parodžiau telike. Tai kol kas ne, soundo nėra nauja dainai, bet, yra tekstai. Bet muzika turėtų būti kažkokia tokia, sakysim, laužyta? Aš nežinau, ar būtinai laužyta, bet jinai vis tiek yra, bus jau į labiau tą klubinio varianto dainas. Nebus, ką aš, būdamas Alinčiuko, kūriau labai jau ten melodinės, vokalinės ir tokias, kaip čia, muziklo labiau. Bet dabar bus ką žmonės gali klausyti važiuodami į tūsą ir būdami klube ir feelinti ir šokti. Man atrodo, toks mano naujas. Tai su orkestru nereikia koncertų. Aišku, reikia, aš su orkestru irgi noriu, bet galima viską greitai perkelti, ne greitai, ką aš nusišneku, bet galima perkelti ir į
orkestro vaibą. Net ir šitą dainą, kurią aš... Viską labai gražiai gula. Noriu dainuoti arenose su orkestru klube. Biškiai su klubu ir su orkestru jau turi. Aš noriu viską sumaišyti, ko atrodo neįmanoma. Tai mano svajonė. Čia teisingas atsakymas visiškai jau toks, kad... Mišinuką tokį pasidarė. Tai čia daug kas rašė mišrainė. Gerai, mišrainė. Žiūrėk, bet kokiu atveju įspūdį palikai, pamatė, išgirdo, kam patiko, kam nepatiko, kas balsavo už tave, kas nebalsavo už tave. Tai rezultatas bet kokiu atveju yra. Taip. Tu patenkintas tau katarsis labai nepatinka? Ne, man katarsis patinka labai, netgi man net daina patinka, man patinka jų mūdas, kad jie visiškai tokie, jiems sako šypsotis, jie nesišypso, aš taip plojau ir mes su jais pabendravom kambarėlį, nes buvom vienam ir aš labai su tą nuomonę sutinku ir aš pats ją vadovaujuosi. Kokią dar žinutę, kodėl reikia atskleidinėti žmonėm, ką tu čia sukūrei? Man durniausias klausimas yra, kokią žinutę neša jūsų daina? Nu prie ko čia ta žinutė? Jo, ir aš labai nemėgstu šito žodžio, nes visi atlikėjai Eurovizijai, jeigu pažiūrim. Turi žinutę nešti. Mano žinutė yra tokia. Tai matė per teleką, nes kiti taip sako. Kiti taip sako, vienas duoda klausimą, ten kai nuvažiavo. Nori kažkodėl tada žinutę, tada pamatė. Bet Laurai, ten nuvažiavus tu pats žinai, jie eina su tu vienu vieninteliu klausimu. Ar jis profesionalus žurnalistas, ar jis yra ten mėgėjas kažkoks, ar ten profanas, jis vis tiek vieną klausimą. Tai kokia žinutė jūsų daina? Matai, čia tas išsivystė, žinok, nuo to, kad žmonės, ypač jeigu dainuoja, pavyzdžiui, kita kalba, ne anglų, tai jie klausia, apie ką tavo daina iš esmės. Apie nieko ten labai daugiau ir neklausė, žinai. Bet tai tada gal geriau būtų pateikti vertimą dainos ir tada jau ten jie patys ir fantazuoja geriau apie tą dainą. Sakai, pasiskaityk tekstą ir suprasi, apie ką daina. Jo, nes aš taip ir sakiau irgi vienam interviu. Man atrodo, dainoje klausytojas pats tampa kūrėju, nes jisai realiai susikūrė savo pasaulį aplink dainą. Ir jau kai atlikėjas ar ten, nežinau, prodiuseris pasako, daina yra apie tai, tu lyg tai apvagi tą klausytoją. Nes, o jeigu aš buvau susikūręs visiškai apie meilę, jausmą šito dainoje, pasako, čia ir savižudybės daina. Tipo, tada kur tas, nežinau, kažkoks filas dingsta jisai. Aš manau, kad čia ta katarsio nuomonė ir mano labai sutapo ir mes buvom vienam kambarį ir pirmą antrą vietas ir paėmėm dėl to. Nu jau. Atėjo, padarė, sutvarkė. Ačiū, viso gero. Iki sekančių metų, galimai. Tai gerai, kitais metais dalyvausiu Eurovizijai. Koks bus tada vardas, dar neaišku. Keisime. Šiaip realiai, jo, gali būti, kad vėl pasikeisiu. Nu, tu galvoji, kad tau vardas, šitas vardas kažką tai tau keitimas duoda? Nes aš galvoju, tu regi pradėjai groti, kai pamačiau pavadinimą. Kodėl? Lion Zion, tai regi. Ne. Nes labai daug Lionų yra regio muzikantų. Geras, nežinau šitą. Ne, bet iš tiesų čia buvo ankstesnis pasikeitimas, nei įvyko laida Farai. Jo, teisingai. Čia po rankos įkandimo. Jo, tai tą pačią dieną nufilmavosi ir kitoj laidoj, ne tik tai mamai. Farai laidoj. Taip. Aš galvoju, negaunu aš dėmesio iš mamos, tai bent ten gausiu. Ne, iš tiesų, ankstesnis buvo pasikeitimas, aš sakau, taip kaip juokaudamas, sakau, aš noriu kažkaip pakeisti tą Alenčiko vardą, jis kažkoks, sukurtas, ne mano. Mano, bet, tipo, telikas jį... Išsuko. Etiketė buvo teliko žmogus ir žinoma, Alenčiko iš ten. Ir coveriai. Bet kažkaip buvo priskiriama. Jis coverius daina. Iš tiesų, ten tos mano kūrybos niekas ten ir neklauso. Ir aš kažkaip pasikeičiau tiesiog, sukeitęs raidės savo tą vardą. Sukeičiau raidės. Ir gavausi Lansiką, o paskui įvyko laida Farai ir tada kažkaip labai gražiai. Greitai pasikeitė viskas. Susidėliojo. Ir taip. Tai laidoj Farai, kad Rominai pavadinimą ten? Kaip? Laidoj Farai, aš nemačiau jos. Bet žiauriai gera, pažiūrėjau. Ten žiauriai gera laida. Rominai naują vardą? Ne, dar tai nebuvo ta varda, bet kai išėjo ta laida, realiai tada aš ir pristačiau paskutinę dainą. Pavadinimu. Su Alenčiku. Ir tada jau pasakiau, kad čia paskutinė daina su to vardu ir jau kitas mano etapas bus kitas vardas. Tiesiog sel.
Jo, tai kažkaip viskas labai susidėjo į vieną. Susidėjo į vienus metus viskas susidėjo, va taip gražiai. Bet geriausias tavo komentaras buvo, kada tu pasakai, kažkur komentavai, man atrodo, kad po tos laidos, kad, turėsi dokumentinės medžiagos savo filmui. Ai, Tai, tikrai gal kažkada ir panaudosiu ją, Kodėl ne? Gerai, iš tikrųjų fainai pasikalbėjom, papasakojai, suprantu, kad dar, kaip sakant, nesi pilnai atsigavęs po visų. Ne, važiuosim truputėlį palisėt gal iš Vilniaus, tiesiog. Reikia atsigauti nuo visų. Belieka man palinkėti, žinai, kad tau kūrybiškai sektųsi, kad tikrai kurtum tą muziką, darytum dainas, siektum tai, ką tu turi užsibrėžęs, arba bent jau, kad, kaip sakau, ką galvoji, ką nori, leistum tos muzikos. Mūsų visus tikrai tai džiugina, žinai, kaip sakau, ir nauji vardai, ir naujos dainos, ir aš manau, Lietuva tikrai žygiuoja, žinai. Su muzika, mes su Lauru sakom, tikrai aukštai eina lietuviai su ta muzika, lyginant su aplinkui, kas dedasi. Visi sako, kada bus pasaulinė žvaigždė, tai vas, žinai, gal ir bus ta pasaulinė žvaigždė iš jūsų. Ja, aš labai džiaugiuosi lietuvių proveržių, lietuvių muzikos. Per 5 metus tikrai labai daug susikūrė naujo skambesio, kas tikrai nebuvo prieš 10 metų, kai tu klausydavai. Nepalyginsi, aš atsimenu, anksčiau kažkaip dažnai reperis Lukas, pavyzdžiui, dainuoja. O dabar patys despotinai pradėjo dainuoti. Ir kas man dar labai džiugina, kad Lietuvos atlikėjai kolebint pradėjo. Anksčiau nebuvo tokių kolebų. Buvo. Lukas ir Noreika. Jo, Lukas ir Noreika buvo. Kolebai buvo, bet žinai, aš atsimenu pats, kadangi, teko daug, kad būdavo, sakydavai, gal jūs padarykit kūrinį, paieškokit kartu kažko. Ne, aš tai su juo nedainuosiu. Ne, aš tai... Ačiū Dievui, aš irgi džiaugiuosi, kad atsirado tų kolebų. Žinai, vienas kitą patraukia, padeda, vis tiek tai ir pasidalinama ir gerbėjais, ir populiarumu, ir taip toliau, ir nereikia bijoti, nes čia visą laiką išlošia abi dvi pusės. Tai va, aš savo linkiu irgi padaryti su kažkuo kolebų, ne su kažkuo, su daugom, jau turiu planų. Bet... Svarbiausia, tik tai nepatapkime kolebų šalis, kaip sakau, viskas gerai, darykit savo, rašykit, o mes visą laiką lauksime prieš mamą apdovanojimus jūsų darbų. Jeigu galima. Tikrai galima. Kažkaip, norisi dabar kur po. Tai ir pirmin. Ačiū jums. Gerai, ačiū jums. Sėkmingų žmonių sutikti kažkartais. Taip. Malonu, žinai. Ir atsiprašau dar už įkandimą, gal daugiau nesikandžiuosi. Aš to iki galo netikiu. Žiūrėk, atsiprašė, tą gaidą ir pabaigsime. Ačiū jums. Gerbiamasis, prašau nemiegoti, čia tau ne Eurovizijos finalas. Tiek pašnekovų, kad nualino. Jo, bet gal mes tada pabandykim trumpai apibendrinti nuostabų konkursą Euroviziją, nes turbūt daugiau nėra apie ką kalbėti dabar. Ką tu pats galvoji, kaip tau? Taugi viskas, aišku, bus gerai, man tiko, viskas. Aš ten buvau. Aš gėliau, alumydų gėriau, ir man buvo viskas ten gerai. Gal kiek ilgoka. Dėl to, kad vėlai prasidėjo, tai vis tiek repeticijų dienos, kaip žinai, dar vieną, praktiškai 2 paras gyventi arenoj, nelabai. Nėra, kad labai fasonus būtų, bet iš principo aš galvoju, kad čia šiemet visi puolė kritikuoti taisyklės, baisiai, bet pagalvojau, kad nuo pernai metų jos niekiek nepasikeitė. Ne, tai jas kiekvienais metais kritikuoja, Laurai, todėl, kad visą laiką yra nepatenkintų, kas išrinkta, ne taip išrinko, sutapo balsai, tada jeigu vienodai surinko tas, viršus eina komisijas. Tada kam tuos gražino, kitų negražino. Tada kam negražino, tada norėjom gražinti. Tai žinai, visą laiką patenkintų nebus, bet iš principo vienintelis, kas labai aiškiai iškėja, tai vis dėlto Eurovizija yra, šiai dienai jau galim to neslėpti ir visi tą matome, kad tai yra, paminėjo, vieni atėjo dėl reklamų. Ne? Eurovizija, kad pasireklamuot, pamatyti, taip toliau. Tai irgi nėra kažkas tai blogai, nes galbūt iš tos reklamos. Aišku, aš tai jo nevelni netikiu, jis atėjo ten, kad laimėtų. Aš manau, ir Liepa, matai, nieks neslėpia, ir Liepa, ir Tomas sąja, kad, apie laimėjimą visi galvoja, čia, žinai. Čia, žinai, žiūrėjau filmą Konklavą, tai ten visi kardinolai, kaip sakė, nenori būti popiežium, bet iš tikrųjų viduje visi nori būti popiežium. tai aš manau, ir čia lygiai tas pats vyksta ir visi atlikėjai, nežinau, kam tada eiti tą konkursą, jeigu tu nenori laimėti. Nebent tu nori, kad tave pamatytų močiutė,
giminės ir artimieji per televizorių, per kurį dar nebuvai pasirodęs. Na, taip, tas turim. Va, bet aš tai visą laiką buvau tos pusės, galbūt ne tai, kad čia toks palaikytojas, kurį palaiko, kad arba kurį kelia tą klausimą, tai kam ta Eurovizija reikalinga. Jis vis dėlto yra pramoga prie tie ekranų pirmoje eilėje. Ir aš suprantu, nacionalinių transliuotojų tai yra dar vienas laidas, kurias jie rodo ir pritraukia žiūrovą. Tai faktas. Tai kitas dalykas, aišku, ta intriga, pavyzdžiui, turi būti laidoj. Nu, man atrodo, kad su tais gražinimais, ne, kur čia visiems kliuvo. Aš tai nieko blogo nematau. Man tai atrodo, ne. Tai netgi taisyklėse galėtų įsirašyti, surinkus vienodai balų taškų skaičių irgi papuola, sakysime, į finalą. Ir tada jau gal ir intrigos tada nebelieka, vėl neįdomu. Bet jau dabar po šių metų tai jau gali padaryti tokį dalyką. Greičiausiai. Aš tai manau, kad jie sakė, kad koreguos. O gal patį konkursą reikėtų iš principo tada ieškoti kitų sprendimų, jeigu mes norime laimėti. Nu, matai, čia tų didžiųjų šalių sprendimai netinka. Aš nesakau, kad reikia vieną paimti ir daryti. Kompozitorių, išrenka dainininką, tada vienas jam rašo dainą, vienas tai nuobodu ir jie niekada nelaimi, kaip žinai. Bet žinai, aš pagalvoju apie tokį, pavyzdžiui, modelį. O jeigu, sakysime, paskelbė, tokį kaip realybės šou padaro, paskelbė kaip konkursą kompozitorių, atlikėjų, padaro kūrybinę stovyklą. Tu ją irgi gali filmuoti, gali transliuoti, rodyti, kaip kūrė, kaip daro, ne? Ir kažkokia paskui atrankų sistema vyksta. Nu, gali būti. Toks gali būti įdomu. Tik tai, aišku, priklauso nuo kas tų dalyviai, žinai, kaip sakyti, jeigu ten... Vėlgi reikia vardų. Reikia vardų. Jeigu dalyvauja krūva, nu, neįsižeiskit, no-name'ų, o ne, kurie kokioje tai gryčiai su gitaru, žinai. Sunkiai ir Jonika kūrė dainą, žinai, tai žinai, tai labai žiūrėtum tokią atranką, ne? Nu, žinai, aš sutinku, kad žiūrėtum, galbūt bevardžius, bet žinai, kaip sakau, jeigu nacionalinio transliuotojo tikslas yra tik ištransliuoti, tai gali transliuoti. Bet jeigu mes norime laimėti, tai reikia bandyti, aš manau, visus variantus. Nu, pabandai vienais metais taip, kitais metais taip. Nu, arba paskirti bent 5 kart didesnį biudžetą ir iškart ruošti 10 numerių. Irgi geras variantas. Nu, nesvietiškai gerų. Ir sakai, brangiai, prabangiai, davai, va, žiūrėk, tau 100 štukų, tau 100 štukų ir davai, važiuojam. Nu, ir kaip sakant, pateisintų tą biudžetą visai, žiūrėk, galėtų nerėkti nei Seimas, nei komitetai, visi būtų laimingi, pasakytum, žiūrėk, stengiamės, darome, o kaip gausis, nežinome. Nu, galim bandyti, nes iš esmės, tai pagalvok, va, tų didžiųjų šalių, jeigu principai, ten, kur jie ruošia tas, ne, nu, sakykim, žinom, kaip prancūzai dirba, ten kaip ką, tai sumos buvo nerealios. Realiai, nu, vat, su to pačia Barbara, ne, atsimenu, mes kaip paskui darėm jos koncertus čia ir po šiai dienai bendraujam, tai ten, nežinau, man atrodo, net Christian Dior bunos namai drabužius darė visai atrankai. Nu, žinai. Tai, Laurai, Prancūzija. Čia Christian Dioras nėra, čia pas mus tik Juozas Statkevičius. Ir tas uždyką nedarys. Ir tas nedarys uždyką. Jau viskas, jau prisikalbėjau. Tai aš, žinai... Ir kitų geriau suvėjų. Ne, tai yra pilna, kas gali padaryti, bet aš galvoju, kad reikia ieškoti pasikeitimo ir labai norisi to pasikeitimo, jeigu norime laimėti. Bet kaip vienas buvęs ministeris pareiškia, kad čia nereikia būti kažkokiais tai Azijos šalim ar ten rytų šalim, kurios kelia kažkokius tai tikslus. Tai aš tada visą laiką paklausiu, bet tikslis esi, tai ką tada tu Seime veikia, jeigu nenori kelti jokių tikslų? Ką? Sėdėjau prie stalo ir dirbi? Nu, man tai taip atrodo. Tu vis tiek kažkokį turi iškelti. Nu ką? Ką jis daugiau gali veikti? Juokinga, ne tau? Būna. Didžia dalis Seimo narių. Taip ir dirba. Tai ir turi tokį tikslą. Taip, sėdėti prie stalo ir dindelį mušti, supranti, ir tenai paskui burbuliuoti, kad kas kaip blogai yra. Ne, nu palikim, tai gal padirba gerai, nors atlyginimą gauna, tai vis kažkas. Tai. Ir pasata. Bet šitą... Bet tas tai gerai. Aišku, aš nemanau, kad čia... Seimo lygio klausimas. Ne, žiūrėk, galbūt geriau tegul nelabai į tą dalyką. Ir tai, aišku, taip gan juokingai. Bet čia atsiprašau, čia vėl užsisuka variklis, sakai, ne Seimo. Nacionalinis transliuotojas vis tiek atsakingas yra, kaip sakant, valdžiai. Nes valdžiai išrinko kas? Tauta. Ne, Bartas, supranti, čia ir yra klausimas. Čia nacionalinis transliuotojas yra visuomeninis. Taip. Atsakingas visuomenė. Visuomenė. Seimo nariai
irgi atsakingi visuomenė. Bet jie gali kaip ten kontroliuoti. Jie visi kaip ir atsakingi visuomenė. Kas ta visuomenė? Nu, jeigu mes... Ateik čia tada. Taip, ateik čia tada. Jeigu mes, bet tai teisybės yra. Viskas gerai. Tikslas turėti laimėti, aš nekritikuoju, aš sakau, kad čia yra geras tikslas. Ir man atrodo, tie, kurie visi važiuoja, kaip ir nori. Dabar kaip jiems tas sąlygas padaryti, kad jie laimėtų, kaip nors tenai, ne? Jo, aš tai manau, kad sąlygų reikia geresnių, reikia pagalvoti, kaip jas pagerinti ir kaip sudėlioti komandą, kad ta komanda dirbtų tam, kad jam pasiekti gerų dalykų. Aišku, kad reikėtų daryti gal net ir iš anksčiau šiek tiek pradėti galvoti apie tai, daugiau galvoti apie tai, kad kūrinius rašytų iš anksčiau. Aš manau, kad jau dabar reikėtų kviesti, pradėti dirbti kitiems metams. Jeigu tu kalbė apie kūrybinės stovyklas, aš manau, kad čia būtų gal variantas, nes pakščiai jauni, ne tik jauni, bet kaip žinom, visi muzikantai dabar bando burtis į kažkokius tai tokius darinius. Madinga tai darosi. Madinga, tai niekas neberašo dainų taip po vieną, vienas kitas rašo. Bet žiūrėk, bet galėtų tada LRT transliuotojas paskelbti tokį dalyką, registruotis kūrėjams ir suburti tokias stovyklas. Aišku, tai kainuoja pinigo, bet galbūt tai vienas iš variantų. Vienas iš variantų, kodėl ne? Ir būtų šiaip graži idėja. Nu, kompozitorius subūrė, jie išvažiuoja, nežinau, į Palangą, į Druskininkus, nu, kaip sakau, į tam tikrą, padarai kokias 3-4 kūrybinės stovyklas per metus, sukūrė tam tikrą kiekį dainų, tada tas dainas pateiki galbūt, nežinau, atlikti atlikėjams parinkti, arba atlikėjai gali pasirinkti, tada galima kalbėti su vardais ir tada toliau investuoti į tuos pasirodymus, daryti taip toliau, taip toliau. Čia būtų vienas iš žingsnių. Aš jau nekalbu apie tai, kad galbūt ten reikia režisierių. Čia daug nekainuotų, beje. Jo, tai kūrybinė stovykla tikrai tai nebūtų kosmosas. Jeigu sutiktų, aišku, kažkas turi dirbti šitą klausimą, turi dirbti, tai vėlgi atskiras vadybos klausimas, kuris turi atlikti šitą darbą. Tai pajėgumų turi nacionalinis transliuotojas, galėtų pabandyti tokį dalyką. Nu, mačiau, tu ten balsavimą puolė gelbėti kažkokiu būdu. Balsavimą. Viešoji ir ne viešoji, ten Facebook'e pasiveršė. Ne, tai aš negelbėt puoliau, aš galbūt pakomentavau, kaip su to balsavimu yra, kad dėja gaila, bet tie balsai, kai žmonės pasipiktinę savo, kad nenuėjo tie balsai, taip toliau, tai aš bandau paaiškinti, kad tie balsai šiaip ar taip nueina, kiek žinau pagal sistemą. Tai gal technologiškai nesugeba jie sukristi vienu laiku. Dėl ko nesugeba sukristi, aš jau ten išrašiau visą litaniją, todėl jie gali nesukristi. Tiksliau nepamato. O kompanija, kuri atlieka šitą paslaugą, tai vėlgi nėra čia LRT, sakysim, kažkoks darinys, tai čia, bet kadangi jinai yra vienintelė Lietuvoje, tai aš manau, jie galėtų irgi paaiškinti iš to, dėl ko taip atsitinka. Gal ten turėjo žmogus, pavyzdžiui, tą vakarą sėdėti ir gal ten kompas pastrigo. Nu, šiaip spėliojo, ne? Nu, visko gali būti, bet gal kažkas pataupė, gal kažkas tai kažko nedadirbo. Visą laiką dažniausiai yra klausimas, aš tai manau, piniguose, kodėl neįvyksta kažkas. Tai arba kažko tai pagailėjo, arba kažkas patingėjo, arba kažkas kažko nedadarė. Mes ir patys padarom tokių dalykų, kur, oi, pamiršau, oi, nepadariau. Nu, būna, klystame. Žiūrovo balsas į dangų. Eina. Tikrai eina. Ir į atlikėjų į kišenę paskui, kurią turi ištaškyti, važiuodami ten jau. Na, iš tų balsų, pavyzdžiui, ten daug labai nesusirenka pinigų, bet tai yra vis tiek kažkokia parama tam artistui, kuris važiuos. Nu jo, bet iš tikrųjų mes žinom, kad tai nėra tas, kas gali pasiūlyti tikrai gerą įdomų dalyką. Visą laiką, kaip aš sakau, yra tas išvarus į scenos variantas, atsistoji scenai, baltas spindulys į tave ir dainuoji. Bet kai kada, jeigu daina gera, gali ir išvežti šitas dalykas. Nu tai jo, bet čia nebūtinai. Aš tai sakyčiau, kad dėl tų taisyklių, žinai, aš manau, kad dabar visi jas panūdė keisti ir vienaip ir kitaip jas kažkas tai bus naujo sugalvota. Čia jau... Taisyklės viena versija, kita versija galėtų būti, kad pati sistema galėtų keistis, ne? Sakysim, nuo atrankų kažkokių. Aš galvočiau, kad atrankų turi būti daugiau. O finalas trumpesnis. Tai čia vienareikšmiškai. Aš irgi taip galvoju, nes finalas tai šį kartą buvo labai ilgas ir tiesiog varginantis žiūrovai ir tą puikiai matom dėl tų balsų. Bet reiškia įdomus, vis tiek žiūrėjo. Įdomu, koks reitingas, aišku, niekas nežino dabar, kiek žiūrėjo. Aš manau, kad jisai bus tai, kad kai pasibaigė, tai jis buvo tragiškas, nes jeigu aš teisingai suskaičiavau, kiek parodė balsų finale, tai buvo ten 15-16 tūkstančių balsų parėjo. Tai kadangi vienas... Bet Marta, matai, čia balsuoti, pavyzdžiui, žinai, žmonės jie balsuoja dabar spausdami laikus ir dislaikus, žinai, Facebookiniai balsuotojai. Viskas gerai, bet aš grįžtu... O kai reikia jau spausti numerį rinkti... Ne, tai kaip tu numerį spausi, pirmą nakties ar ten kada, ar pusę dviejų, kaip tu gali spausti numerį? Vaikai užmygo, vyresni žmonės užmygo, tame tarpe aš,
nors nesu dar toks vyresnis, bet užmigau, natūraliai, aš pavargau. Natūraliai pavargau ir man nebebuvo azarto, mane pyktis ėmė ir aš manau, toks ne vienas buvau. Nu tai va, čia va yra bėda, kuri vadinasi krepšinis. Žinai, ir ta bėda ištinka Lietuvą kiekvieną laikotarpį, nes šitom pačiom dienom, vasario 16 aplinkoje vyksta Karaliaus Mindaugo taurė. Jo, bet Laurai, neieškokim kaltų, nes visą laiką... Reikia krepšinį perkelti į kitus kanalus. Ne, tai žiūrėk, į LRT+, faktas. Futbolui pamaišė muzika kažkada tai koncertai, dabar Eurovizijai pamaišė krepšinis. Aš nemanau, kad čia yra pagrindinė problema. Manau, kad tą galėjo suplanuoti iš anksto padaryti, aš kaltų čia neieškau, bet tą galima buvo apsižiūrėti ir padaryti žymiai geriau ir tvarkingiau ir kad žmonės galėtų tikrai prabalsuoti. Nu, dabar, dar kartą pabrėžiu, 2000 žmonių išrinko šiais metais, kas nugalėjo Euroviziją, kas atstovaus Lietuvą. Viskas gerai, kad ten didžiulių skirtumų, viskas faina, bet, nu, logiškai pamastykim. Ir tai net nebus 2000. Nu, žiūrėk, kiekio nors apygardai mažesnė Seimo narį išrenka tiek pat. Tai žinai, ir paskui atsėdė žmogus 4 metus priiminėja sprendimus, supranti, ar važiuosiu tu tuo asfaltuotu keliu ar ne. Nu, nebūtinai asfaltuotu, bet, juokauju, aišku, bet panašiai. Jo, bet kadangi visi apie tai kalba, tai manau svarbos reikalas yra didelis, tai galima kažkaip ir kitaip padėlioti šitą dalyką. Bet žiūrėk, yra protingi žmonės, kurie dirba savo darbą. Tikim, kad sudėlios. Tikim, kad sudėlios. Tikim, kad sudėlios. O mačiau, kad šiandien išplatinai atsišaukimą, kuriuo įsipareigoja visiems padėti. Tai dabar... Ne aš įsipareigoju. Jo, tai bet kaip matai iš pokalbių dalyvių... Juos sudomino šitas reikalas. Matai, sudomino visų šitas dalykas. Tai vadinasi, yra postumis kažkoks, tai vadinasi, gal teisinga linkme, visai davėm. Tai jo, tai čia gerai. Manau, kad čia yra vienijantis reikalas labiau negu kažkoks kitoks. Ir jeigu yra variantų, nu, kaip ir kūrybinę stovyklą kūrent, taip ir vadybinę stovyklą padedant artistui nepamaišytų. Tai gal ir visai nebloga šita mintis, jinai subrendusi, aš kaip supratau, buvo, prisipažinsiu, ne mano galvoj, bet aš džiaugiuosi, kad jinai atsirado ir turim, aš pats nustebau, kad tiek ir Liepa, tiek ir Tomas apie tai atėjo kalbėjo. Nors net neprašym iš karto kalbėti jau apie tai, bet jie pastebėjo šitą žinutę. Tai irgi gal geras dalykas, tai reikia to tokio bendrumo ir tas rezultatas gali ateiti. Bet aš kaip sakau, vis tiek turi būti kažkoks, tai, supranti, branduolys aplink, kas tuo klausimu dirba. Nes jeigu tai bus pradedama dirbti likus... Grubiai tariant, čia kažkas galėtų panašiai truputį į mamą, kai reikalingas ofisas dirbantis visus metus. Absoliučiai teisingai. Nes jeigu tai yra dirbama tik tai tenai, kada, žiūrėk, Eurovizija pradeda judėti ten rugsėjo, spalio mėnesį, paskelbė, kad, jau galima teikti dainas, ne? Tai va, aš manau, čia yra problema jau viena, nes greitai dainos nepasirašo geros ir atlikėjai turi... Aišku, kas dirbs tam ofise ir atsakomybę užgrūst irgi nemaža. Taip. Nu, va, taip, visi metai darbo, pažiūrėkim, kas čia išeina. Ir tai kainuoja. Ir tai kainuoja. Taip. Ir atlyginimus, ir laiką, ir varstotas kažkoks. Bet žiūrėkite, bet už dyką šiais laikais niekas nedirba, nori rezultato, turi investuoti. Taip, tai va, tai mūsų koks pasiūlymas? Galim nueiti kokie ten laidai yra, tie verslo rykliai, mačiau ten, kokie galim pasiūlymą, kam nori investuoti lietuviškiau. Ten ubagų nepriima. Na, tai galim kokius nors verslo pingvinai padaryti, ar šitą, nu, tipo... Muzikos banginiai. Nu, taip jau nenužemė. Aš manau, kad jeigu, pats žinai, jeigu paeitų Eurovizinę pergalę, tai tie rykliai norėtų sudalyvauti šalia mygam. Tikiu, kad norėtų. Ir aišku, galėtų, bet jau matau dabar, žinai, sponsorių logotipus sudėlioti ant arenų. Beje, turim porą tinkamų arenų. Būtų konkurencija net ir tarp miestų. Tai laisvai. Aš tai, pavyzdžiui, iš karto matau tą patį Vilnių, žinai, kodėl Vilnių matau, žinai, dėl ko, nes labai gerai sėdės šios arenos. Lietuvos ryto arena gali būti ta, kur sėdi visi žurnalistai arba tie dalyviai, ne? Aš tai druskininkuose daryčiau. Druskininkuose? Jo, Snow arenai. Žinai, viskas būtų kitokia scena nuo kalno. Viskas, žinai, arba į kalną. Tipo, tik į kalną mūsų būtų šūkis, žinai. Ir tipo, žiemos aplinkoje turi dainuoti visą laiką. Nu, kad kitai būtų. Bet Lietuva turi. Galime glūčių prismaikstyti kokių nors tenai. Druskininkų Snow areną ir, pavyzdžiui, pusfinalį baseinė, o finalas iš Snow arenos.
kur kas kiečiau. Čia visi kietė ant scenos dainuoti. Tu pabandyk dainuoti nuo kalno, kai šalta. Va, tik tai kiečiausiai išgyventi. Nu, jau pradedi fantazuoti, ne, viskas. Temą šitą Eurovizijos ryškome, aš manau, nes ilgai galime negrįžti apskritai mes čia į šitą studiją, nes čia prikalbėjome vieną laidą 2 valandas, kitą laidą beveik 2 valandas, tai kur tai matyta, žinai. Bet šiandien dar vieną naujieną sužinojau, kad Lietuvoje cenzūra atsirado. Nu, kas cenzuruoja? Koncertus cenzuruoja, kas gali toj salėje groti, kas negali toj salėje groti. Arba jiems netinka tekstas, arba dar kažkas. Tai vat, biudžetinė Vilniaus įstaiga miesto centre sugeba maždaug taip diktuoti sąlygas. Nu. Naujiena ar ne naujiena? Aš dabar galvoju, ar čia toks jau pirmas ir unikalus vienintelis atvejis. Bet užduodu klausimą. Gal ir ne, aš taip įtarimą turiu. Aha. Įtarimą turiu, bet čia, ką mes šnekėjom, labai panašu su miestų kultūros atstovais. Nu, tengi muzika užduoda tie, kas eina rinkimus pagrindė, ne? Tai Vilniaus miestas nėra gal išimtis. Noriu pasakyti, kad tie savo biudžetinės įstaigos, kuriuose vyksta renginiai, koncertai, liepia nukreipti tam tikrą linkme. Ne, nežinau, kas ką draudžia dainuoti. Bet jie turi, aš visai galvoju, kaip biudžetininkas gali sugalvoti, diktuoti sąlygas, kas ten gali koncertuoti, kas ne. Aš suprantu, kad yra tam tikros muzikos, kuri galbūt netinka, bet šiuo atveju, man tai galva net neišneša. Yra net keletas tokių vietų, Matlinai. O ne? Keletas tokių vietų ir visos jos yra Vilniaus mieste. Tai baisu. Kur pačios aikštelės, kurios priklauso miestui arba valstybei, prašo atsiųsti iš anksto programą. Taip. Tai reikia šito vietą gal palikti intrigos ir kitoje laidoje įvardinti. Galim taip ir padaryti. Ja. Kasgi tos tokios įstaigos, ar tikrai toksai dalykas vyksta Vilniaus mieste? Nes gal Tarybų sąjungos laikai grįžo? Po truputį. Gal cenzūra? Ne, jie seniau buvo, tik tai dabar tu su tuo susidūrei. Aš esu su tuo susidūręs. Supratau. Tai gerai. Tai tą puikia gaida ir baigsime. Ate.